buvo ir Čia aš atsiprašau, įrašą paspaudžiau, nes kitos merginos tikrai, žinau, klausosi. Taip. tik aš iš tų žmonių kalbėjau su visais ne vien tik apie darbą, bet kalbėjau ir kad priminiau apie produktą, kad ar naudojate, gal vat norit ir panašiai. Ta prasme, kas nebenaudoja, žinau, turi aparatus, sakykime, neperka, ne. Tai ir šitas buvo, kad prekes pasiūlyt ir darbą pasiūlyt ir tiesiog paklausti, gal domintų aparatinę, sakykime, kosmetiką, kas dar iš vis nėra mano klientas. Tai turiu pasidžiaugti, kad rezultatas yra. Gerai, o dabar vienas klausimas, o konkrečiai kiek vienetų buvo pakalbėta dėl darbo? Dėl darbo 6. Labai gerai. Rezultatas yra, tai tada apsibrėžiam, koksai buvo, įvyko, kas įvyko. Dvi turėjau porą iš vis, nu, tokių jokio atsakymo, ignorą. Porą turėjau, kad ne man, ir porą, kurios susidomėjo ir nori prisijungti. Puiku, ačiū Žana, puikiai. Kas toliau Vaidotė šypsosi? Džiaugiuosi iš tikrųjų tokiais rezultatais, smagu. Pas mane situacija tokia, kad aš 10 tikrai neparašiau žinučių, aš dirbu su šiltais kontaktais, bent pradedu dirbti, gal pradėkim taip sakyti, jeigu taip kviečiant apie darbą kalbant, tai bet aš gal motyvuosiu kitas ir papasakosiu savo istoriją, tai kad parašiau savo būtent klientei 3 kartą dėl darbo pasiūlymo, nes prieš tai buvo 2 kartus sakiusi ne. Ir 3 kartas jinai sutiko. Ir jinai dabar kuriasi grupę. Ir tai nenuleiskit rankų ir kartais tikrai, jeigu jaučiat, kad tas klientas, kuris, nes, pavyzdžiui, pas mane, tai aš kaip ją vadinu, tai yra nuskint fanatikė. Ir jinai viską naudoja, viską turi ir aš ją ir sakau, nu, aš matau didžiulį potencialą tavyje, tau tiesiog tai reikia dalintis tuom. Tai ir jinai 3 kartą pasakė taip. Tai pas mane toksai rezultatas. Gerai, Vaidotė, aš vis tiek noriu iškirsti skaičius. Taigi, nebūtinai ir yra parašyti, tu gali pakalbėti. Čia nėra skirtumo, kokiam formate. Su keliais žmonėm buvo kalbėta per tas 2 savaitės būtent apie darbo galimybę. Su tikslu. Ir kad jie aiškiai suprato, ko tu iš jų nori, ne tik tai, kad paskambini, pasišneki apie pienės pūką ir nieko nedarai. 3 žmonės buvo. 3 žmonės, okei. Ja. Ir iš grubiai rezultatą mes turim vieną jau. Taip, turim jau vieną, kurie jau nori pasidomėti. Labai gera statistika. Gerai, kas sekantis, matau, Inga šypsosi. Aš su 12 ir pokalbį buvo tik apie darbą, nes apie produktą iš manęs visi žinom, atrodo. Man taip atrodo. Tai įvyko 2 pardavimai produkto ir viena nori, bet po savaitį sužinos daugiau. Įvyko 2 pardavimai. Produkto pardavimai 2 iš 12 pokalbių, nes su visais ėjau per darbą. Taip, teisingai. Ne kažkokio produkto pristatymą, bet norėjau įsigyti produktų. Ir viena, kuri norėtų pradėti dirbti, bet niekaip nesigauna čia šią savaitę, nei praeitą savaitę nesigavo, bet dar kitą savaitę tai jau turėtų gautis pakalbėti plačiau, nes čia buvo pakvietimas, čia nebuvo pristatymas. Sutartas pokalbis, labai gerai. Tai irgi atsakymas kol kas yra taip, o toliau žiūrėsim, kuris toliau nuves, ar ne? Sonata! Ar čia Sonata? Sonata? Taip. Atsiskaityt man dabar? Atsiskaityk viską, kiek pinigų turi viską. Oi, dar nedaug. Taip, su keliais žmonėm kalbėjai apie darbą. Labai mažai kalbėjau, todėl, kad mano smegenys buvo užimti kitais reikalais. Gerai, bet koks skaičius vis tiek buvo ar nebuvo? Pradėjo degti paskutinės 2 dienas, nes vis tiek pagalvojau, Jėzus yra užduotis, reikia nors ką nors tą linkmę nuveikti. Tai biškį spyriau savo šiknon ir tada kažkaip savaime. Jau tada belekam rašiau, visas prisiminiau, kas užsienį, parašiau 4 laiškus, tai vieną ignoravo, vieną atsakė, kad pagalvos, 3 atvažiuos į Lietuvą, tada norės pakalbėti konkrečiai. Gyvai. Vienas sakė, dirbs, bet tai neaišku, čia kur kartu kalbėjom. Tikiuosi, kad dirbs. Puiku, tai iš 4 vienas planuotas pokalbis ir vienas žmogus sakė taip. Taip. Valio, gerai, ką mes turim, Irma. Labas.
Tai pas Labas. mane nėra gerų rezultatų. Aš išsiunčiau per porą savaičių 15 žinučių, tik tai Taip. apie verslą. Ir iš tų 15, bet aš dirbau tik tai su savo artimais kontaktais, tai čia Taip. draugai, ten giminės, visa kita. Mhm. Tai gavau tik tai vieną gal, Mhm. bet ateity, ne dabar. Tai vat, mano toks rezultatas. Mhm. Gerai. Ar mes čia dar ką turim? Aušra. Taip, aš pavėlavau prisijungti, labą dieną. Labas, Aušra. Rytas yra. Mhm. Nu, pas mane rezultatai tai irgi, kaip pačių rezultatų tai nėra, bet aš sukontaktavau su 6 žmonėm per tą laiką. Taip. Tai aišku, planų buvo daugiau, sąrašus darausi, rašausi, bet praktiškai tai va. Bet viena draugė sena mano į Angliją apkalbėjau su ją, tai pati nesusigundė kol kas, sakė pakvies bent jau draugų į grupę, ar ten pažįstamų. Viena mergina buvau pasikvietusi namus, kaip ir susidomėjo, produktais kol kas. Tai, bet kraustosi kovo mėnesį, sakė, tai va kaip ir potencialus toks lygtais atrodo žmogus. Ir dar 3 nepažįsta, asmeniškai nepažįstu, tai kaip ir lygtais susidomėjo, susirašinėjom, nekalbėjau su jais. Tai viena ten kraustosi ateityje, šiuo metu negali, bet nepasakė, kad ten buvo toks, kur ignoravo. Tai čia tai visą laiką, kad būna. Tai grubiai, tai reziumė, vienas žmogus jums rekomenduos klientų ir toliau jūs galite tęsti su jo darbu, ar ne, jis jau bus jūsų grupėje, vienas susidomėjo, kuris irgi potencialus yra klientas. Ir dar kelios neatsakė nei taip, nei ne, tai reiškia, atsakymas yra taip. Čia, kaip žinot, kai vyrai klausė. Viena, tai sakau, kraustosi ir aš kovo mėnesį sakė, kaip ir norėtų. Supratau. Gerai, ir dabar ačiū, Aušra, turim Dovilę. Sveikos. Labas. Žodžiu, tik dabar garsą pavyko įsijungti. Na, man tai ganėtinai sunkiai sekėsi. Aš, kadangi pažįstamų kaip ir neturiu užsienyje, bet rašiau savo pažįstamam draugėm, tokiam kaip ir, ar dėl kontakto, ar turim. Į vieną pažįstamą Vilija, tai turi sesę, tai aš jai parašiau užvakar, tai dar kol kas neatrašė. Ir žodžiu, kadangi reikia į draugus pasikviesti, nes kitą kartą nerodo žinučių. Tai šiandien dar pasižiūrėjau, tai kad jinai, neperskaičius. Tai va, aš ją pasikviečiau dabar į draugus. Taip, su darbu tai daugiau kaip ir sunkiai. O iš viso, kiek žinučių buvo išsiuntus dėl darbo? Dėl darbo, ne? Dėl darbo. Tai vieną. Vieną. Ir gavai vieną rekomendaciją. O kiek dar žinučių buvo išsiuntusi? Tai aš kiekvieną dieną į grupę daug žinučių siunčiu. Jo, bet arba, sakei, prašydama kontaktų, rekomendacijų dar siuntė tokie žinutės, aš kaip supratau, Dovilė, ne? Kaip sakėt? Dar, kaip sakei, klausė, ir kas ką pažįsta gyvenančių užsienyje, tai tokios rekomendacinės žinutės dar siuntė. Taip. Va, kiek tokių buvo išsiųsta? Porą. Viena, kur tikrai galvojau, kad kažką pasiūlys, nes Vokietijai gyvena, tai žodžiu, pas ją ten išvarža nugaroj, tai rankų nejudina, tai aš jau jos mačiau, kad dabar kol kas reikia nekalbinti. Suprantu. Rimtai susižeidus yra. Supratau. Gerai, tada, man atrodo, merginos nieko nepraleidau, prisiduosiu aš save. Vat vakar kalbėjau su viena iš mūsų, sako, irgi gavau tokį gan dažną klausimą, kaip atrodo mano darbotvarkė, kaip atrodo mano diena. Tai vat dalinausi savo dienotvarkę ir
Nu, supratau, kad vakar ryte aš dar nebuvau išsiuntus nei vienos žinutės. Ir aš galvoju, gerai, aš vesiu šitą webinarą. Neįsiunčiau nei vienos žinutės, neskaitant, kiek šimtų aš esu prieš tai išsiuntus. Nu, čia nebūtinai žinutė, čia gali paimti padaryti iki skambutį, ar ne, bet nesukontaktavau nei su vienu žmogum. Ir tada, aišku, reikėjo užstatyti skalbinius, tada reikėjo greitai juos padžiauti, kad nereikėtų lyginti, po to atvažiavo meistrai, po to tas ir tas, antrą, trečią dienos aš buvau nesukontaktavus nei su vienu žmogumi ir man buvo tokia dilema, ir kas bus dabar. Tai va, dalinuosi savo šitą istoriją ne dėl to, kad aš nenorėjau, negalėjau, bet dėl to, kad paprastai tai vyksta gyvenimas. O atsitinka gyvenimas, kažkas atsitinka. Ir tik tai dėl to savo tokios užsispyrimo, suplanavimo ir padarimo tai, ką aš tiesiog privalau padaryti, neskaitant, kaip tai yra nepatogu, mes turim kažkokią tai rezultatą. Tai rezume, aš vakar padariau 9 kontaktus. Vienas tai buvo gyvas skambutis, man rekomendavo vieną merginą Anglijoje, kuri dirba salone pas turkus ir turi savo kabinetą. Tada vienas neatrašė, nes tai buvo šaltas kontaktas, irgi traukuose turi patikrinti. Vieną gavau ne, bet aš ir žinojau, kad realiai bus atsakymas ne dėl to, kad jinai dirba policijoje, mokinasi teisę, jinai gyvena Lietuvoje, yra jaunas žmogus, bet aš tik norėjau jau pasisėti sėklą perspektyvoje, nes žinau, kad atsiranda šeima ir kiti dalykai, čia mano toks į ateitį buvo darbas. Tai taip, kad kiekvieno neatsakyti, tai grubiai dar viena pasakė, taip, būtinai duosiu rekomendacijų, tik reikia pagalvoti. Viena mergina Vokietijoje pasakė, taip, mane labai domina, nes nežino Nuskino produktus, klientė, bet daug metų nevartojo, nes turi savo spa tokią nišą pasidariusi. Kita mergina pasakė ne, nors vartoja produktus ir daug metų mane pažįsta, bet labai fainai pakalbėjom ir tas nebuvo nežavintai pasakytas, nebuvo pasakytas veiklai, nes sako, aš kaip tik susimažinau darbo valandų, aš kad mažiau dirbčiau, kad aš galėčiau daugiau laiko sode leisti, jinai tokia meniška siela, jinai tenai mezga, siuvinėja, piešia ir taip toliau, ir labai turiu mažai kontaktų ir sąmoningai nenoriu turėti daugiau kontaktų žmonių. Tai faktas, kad tai yra žmogaus gyvenimo būdas ir tai nieko neturi bendro su manim, ar ne, ar kad tai yra bloga veikla. Ir dar viena, laukiu, turi atsakyti klientė iš Airijos. Tai va, tai kodėl pasidalinau tą savo istoriją, kad tai reziumuojant, gavau grubiai jau 2 rekomendacijas, 2 žmonės iš tų 9 pasakys man 2 rekomendacijas, 2 žmonės, vienas pasakė taip. Okei, merginos, ir dar vieną sutariau, sekmadienį turiu pokalbį. Tai 2 pasakė taip. Ha! Nu tai va, nors man tikrai nėra lengva, nes realiai visi žmonės žino, kuo aš užsiemu, ką aš veikiu ir tikrai sugalvoti yra reikalų. Už tai skirtingų kampų kiekvieną kartą prieidinėjau arba prašydama rekomendacijų, arba kažkokiu tai būdu. Tai šiek tiek reikėjo pasukti galvą. Bet ką aš gavau savo atsakymą, kad aš galiu per vieną dieną realiai tai padariau, tebūnie su pagalvojimais, aišku, po to jie man atrašo, bet realiai aš ten per valandą, gerai, per 2 valandas, tarkim, aš parašiau, susikontaktavau su tais visais žmonėm. Tai viso labo per 2 savaitės užtruko 2 valandas, o po to jau eina tie tęstiniai darbai, susirašinėjimai ir taip toliau. Tai va, tai kad viską galima padaryti, spėti ir greitai. Kaip manot, ar ilgalaikiai klausimas visiems, tai drąsiai kalbėkim vieną per kitą, ar ilgalaikiai perspektyvoje toksai darbas, kuris realiai užtrunka 2 valandas per dieną, per 2 savaitės užima, ilgalaikiai, kaip manot, perspektyvoje duotų naudos? Jūsų komandos padidėtų, jūsų klientų ratas padidėtų, va, kad taip gyvai tiesiogiai einat į žmogų, o ne į socialinę mediją šaudom tai šratinukai šautuvais. Žinoma, ar ne? Ir tai būtų daug greičiau ir geriau, taip? Taip. Aha, gerai. Dabar aš labai trumpai noriu pasakyti tokį vieną dalyką, nes mes sekančias temas turim grubiai 2. Dabar žiūriu.
Ką svarbu apie šitą dalyką žinoti, kad jeigu anksčiau, kai mes dirbome tiesiogiai su žmonėm, laiko ciklas būdavo apie 1 savaitę, ką aš vadinu laiko ciklas, tiesiog, kad mes žinotumėm tą informaciją. Tai yra nuo tada, kai žmogų pakviečiau susitikti, mes dažniausiai savaitės bėgė susitikdavom, jisai pabandydavo produktą, dažniausiai tai visą tai vykdavo gyvai, ir jisai padarydavo sprendimą registruotis, pirkti arba dirbti ir kažkaip tai taip. Tai užtrukdavo apie 1 savaitę, maks 2 savaitės. Dabartiniais laikais, neskaitant, kiek mes turim išmanių visokių reikalų, aš pastebėjau, kad tas procesas įsitempia nuo 1, netgi gali iki 3 mėnesių išsitempti. Tai tiesiog tam, kad daryti sprendimą ir nuspręsti, ar tai yra efektyvi šita sistema, reikėtų minimum mėnesio, realiai 3 mėnesių, kad mes darytumėm kažkokį sprendimą. Nes turi apsisukti tas ciklas, tas apsisukti toksai ratas. Tai va, tiesiog šitoj vietoj norėtųsi visom palinkėti kantrybės, kad žinotumėm, kad tai taip tiesiog yra. Antras dalykas, ką aš noriu paminėti, kadangi mėgstu skaičius, vakar nesusilaikiau neišskaičiavusi ir manau, jūs kiekvieną savo galite išskaičiuoti. Tai yra, tarkim, kad jeigu aš pakalbu, nes mes turėjom 2 savaitės 10 kontaktų, čia buvo mūsų minimumas, ar ne? Jeigu aš pakalbu į savaitę su 5 žmonėm, bet aišku, labiau orientuota, aš kalbu apie verslą. Žiūrėkit, jeigu aš kalbėsiu apie produktą, tai aš ir turėsiu klientų, bet aš darbuotojų neturėsiu. Mes esam dirbtuvėje tam, kad mes turėtumėm darbuotojų, ar ne? Tai jeigu aš su 5 žmonėm per savaitę pakalbu dėl darbo, tai iš viso gaunasi 4 savaitės, yra 20 žmonių per mėnesį aš pakalbinau dėl darbo. Grubiai tariant, yra viso labo 1 žmogus per dieną. Po metų laiko aš skaičiavau mažiau 10 mėnesių, nes bus šventės, kalėdos, atostogos, kažkokios sveikatos reikalai, ar ne? Tai žiūrėkit, kas gaunasi, per 1 metus aš būnu pakalbinusi 200 žmonių. Bet konkrečiai pasakiau, labas, aš esu tokia, kreipiuosi su tavim, į tave su tokiu reikalu. Pavyzdžiui, kadangi, Žana, matau tave, tai tik dėl to, kad dabar matau tave, aš tavęs paklausiu, primink, tu man tu jau metus laiko ar 2 metus šitam versle? Aš jau 3 metus čia. Jau tu 3 metus ir ar tu tai su keliais žmonėm tu, va taip akis į akį, tiesiogiai jau buvai kalbėjusi, sakė, žiūrėk, va čia yra geras dalykas, čia yra verslas, aš noriu tau pasiūlyti kažką tai. Nu, realiai per tuos 3 metus jaučiu gal kokią 10. Taip, 10. Aš dariau viską, man atėjau per produktą, man patiko ir aš darydavau viskam produkto. Ir man tik dabar daėjo, kad tu verslo šitaip nepadarysi vis dėlto ir viena tu čia nieko didelio nesukursi. Ir būtent todėl dabar labai pradėjau intensyviai dirbti ties komandos kūrimu. Puiku. Tai va, Žanos pasirėmus pavyzdžiui, kad mes galim būti iki šiol šitam versle 3 metus ir realiai neturėti nei vieno arba tik tai keletą žmonių būti pakalbinus, kai tuo tarpu mes galim per metus 200 pakalbinti. Tai va, jeigu mes būtumėm dirbę šitą sistemą, į savaitę bent 5 žmonės, ar ne, tai tu būtum jau pakalbėjusi su 600 žmonių. Ir tai nereiškia, kad tu privalai juos pažinti, tai jau mes paskui atsiranda kitos tokios lygiagrečios technikos, bet esmė ta pati, tai yra mes einam per rekomenduotų žmonės. Viskas. Tai noriu išskaičiuoti iki galo. 5 per savaitę, 20 per mėnesį. Total 200 galit net užsirašyti per metus dabar iš tų 20 per mėnesį, ko mes tikrai galim tikėtis. Aš ir net pamažinau statistiką. Iš tų 20 žmonių mes galim tikėtis bent 1 naujo kliento. Aš sakau, kodėl 1, nes dažnai mes ir klientus kalbinsim į verslą. Tai jis negali, būdamas klientu, vėl patapti klientu, ar ne? Bet čia realiai gali būti 5 klientai šitoje vietoje. Ir bent 1 distributorius, kuris realiai dirba. Nes mums pasakys galbūt 5, kad aš taip dirbsiu, kažkas susiregistruos, kažkas nusipirks, kažkas pradės, kažkas nepradės. Tai yra vėlgi žmogiškieji faktoriai. Tai kaip minimum 1 distributorių. Tai po metų laiko, ką aš turėsiu? 10 distributorių savo komandoje ir minimum 10 naujų klientų. Realiai 20 kaip minimum. Kur lydi mus šitie skaičiai? 10 distributorių, jeigu jie dirba nors kažkiek, tai nereiškia, kad jie yra siekia net būti direktoriais, jų vidurkis yra bent 500 taškų. Ne? Tai to paseko yra, kadangi 10 distributorių po 500 taškų yra lygu 5000 GSV jūsų grupinės apyvartos. Ir bent 10-20 klientų, kurie bendroje sumoje darys 100 taškų, yra dar bent 1000 apyvarta. Jūs dar darot savo bent apyvartą, total jūsų apyvarta yra apie 7000.
per komandą ir jūsų atlyginimas yra apie 2000 eurų kiekvieną mėnesį. Tai vat aš norėjau parodyti, kad mūsų įgūdžiai, planavimas ir veiksmai, kuriuos mes atliekam kiekvieną dieną, mus gali nuvesti čia. Ir čia yra visiškai neutopinis rezultatas, čia yra normalus rezultatas, kad per metus laiko pasiekti atlyginimą 2000, bet tam turim labai koncentruotai dirbti. Maža to, iš tų 10 distributorių tikrai gali būti 1 arba 2 direktoriai, arba tu būsi direktorius ir dar 1 direktorius tavo užaugs, kaip jau čia gaunasi. O ką reiškia 2 direktoriai, tai reiškia plus ir ta vyšnaitė ant torto kelionė į Ameriką, į kompanijos būstinę 2 žmonėm nemokamai. Tai vat statistika tokia veda prie mūsų šitų dalykų, nes aš tikrai tikiu, kad tai buvo šiek tiek nepatogu. Nesmagu, nefaina rašyti, prašyti ir taip toliau. Dar noriu atkreipti vieną dėmesį, kad kai mes gaunam atsakymą ne arba ignorą, tai merginos tai nereiškia, kad ignoruoja jūs. Tai yra šitai veiklai. Vėlgi, jeigu žiūrėt statistiką, kokių mes atsakymų galime tikėtis iš žmonių, kai mes į juos kreipiamės dėl veiklos ar dėl darbo, ar ne, tai gali būti vienas iš variantų, kad tiem žmonėms yra tiesiog neįdomu. Jie gyvena tiesiog kitoj materijoje, ne? Kaip pavyzdžiui, ta mano mergina, kuris sakė, aš sąmoningai mažinu žmonių srautą, noriu tik tai piešti, sodinti gėlytes, medituoti ir va čia yra mano, ar ne, aš noriu gyventi taip. Bet tai yra tiesiog, jinai yra jos kitoks gyvenimo būdas ir tai yra normalu ir reikia gerbti tai. Antras dalykas, jau ir dabar matėm, kad ne vienas jums pasakė ne dabar, ne? Tai reiškia, kad tai bus vėliau galbūt. Kitas variantas, jie susidomės jie produktais, bet nedomins jų darbas. Kitas variantas, galbūt jie pataps distributoriais, tiesiog distributoriais, kaip jie tiesiog niekada ir nebus direktoriais, bet jie bus distributoriais, jie irgi tokie bus maži jūsų partneriai. Taip pat dalis iš jų pataps direktoriais, ko mes ir visos norim, ir dalis iš jų bus žmonės, kurie nebus nei klientai, nei distributoriai, nei dirbantis, bet jums rekomenduos galbūt jūsų pirmąjį direktorių. Jie bus konektoriai, jie bus rekomendatoriai. Ir jūs galėsit pavaišinti kavos puodeliu, priemonę kažkokią, bet jie nieko nedarys. Bet neskaitant to, kad mes turim, visada gaunam tą krepšį ar ne kažkokių tai, tarkim, obuolių ir tame tarpe atsisijoja sveiki uogieniai ten kažkam kitam. Tai va tuos dalykus reikia žinoti, tada yra lengviau, manau, susitvarkyti su savo jausmais. Dabar labai trumpai noriu kiekvienos asmeniškai paklausti, ar tai buvo labai nepatogu, kas labiausiai baimė kokia buvo, ar ten nepatogumas, ar kažkas, tai Inga, tave matau, tavęs ir klausiu. Ne, man nebuvo baisu, nei nepatogumo kažkokio nebuvo, gal iš vis nebuvo man jokio diskomforto, nežinau. Čia gal viskas daugiau, kad reikia formuoti tą įprotį, nes jeigu atitrūksti nuo to ir ilgesnį laiką nedarai, tai tiesiog atpranti ir diena pralekia, o jeigu tu neužsirašęs, kad tą darbą turi pati, pavyzdžiui, pas mane aš visada turiu darbo knygą ir jeigu aš tenai, pavyzdžiui, neparašus parašyti šiandien tam ir tam, tai aš ir neparašysiu, nes kažkas atsitinka, kažkur nueini, kažkas paskambina, kažkas pakvietė, tai ten kažką vakare veikia ir žiūri, kad jau vakaras eini miegoti, o ten, pavyzdžiui, aš nemėgstu labai vėlai vakare rašyti tokių oficialių žinučių, kažkur pakvietimų, nes vis tiek tas pats kaip ir į Maksimą įsidarbintis ar į kažkokią kitą parduotuvę ar belę kur, neparašys tau į Messengerį 11 vakare, ne? Tai vis tiek turėtų kažkokiam dienos momente būti, aš tokios nuomonės laikausi, kad tiesiog aš kažkurį laiką buvau to neįtraukus į savo darbų planą, sukonkretizavus, kam parašyti. Ten, pavyzdžiui, pas mane laik būdavo galvoju toks, kad aš per dieną turiu pakalbėti su vienu žmogum dėl produkto arba dėl darbo. Tai kai pasipylė dėl produkto, tai tas dėl darbo kažkaip natūraliai padariau tą vieną šiandieną, ne, o dar kartais ir 3 padariau. Ir natūraliai jisai tiesiog išėjo iš mano darbotvarkės. Ir tiesiog, kai tu žinai, ką siūlai ir tu esi užtikrintas tą pačią idėją, tą pačią mintim, tu žinai tą galimybę, pats ją išbandęs esi, tai tiesiog kalbi ir viskas. Aš tai ką matau, kad tai mano, kadangi visada būdavo tikslas, kad kiekvieną dieną, nesvarbu ar sekmadienis ar pirmadienis, kad įvyktų vienas pokalbis dėl darbo arba produkto, tai pas mane kažkurio momentu gavosi pokalbiai dėl produkto. Ir dabar reikėjo tiesiog įvesti tą, kad tai turi vykti ir pokalbiai dėl darbo. Supratau.
Ką aš matau dar, Dovilė, tu viena iš tų, kuri, nu, nepatogu tau tikrai, nes, nu, kaip dar jauniausia mūsų komandoje, ar ne? Kaip tavo buvo nepatogumai kažkokie, nesmagumai? Oi, žinokit, tikrai buvo nepatogu, iš karto galvoju, išmes mane iš draugų, užblokuos, ar išvis, jeigu nusipirkus yra kokį nors produktą, tai daugiau nieko nebepirks, nes galvos, kad šita įkyri. Bet, kaip Inga sakė, kad čia turbūt reikia dar įprasti, tai šitas tada jau gerai. Vadinasi, reikės pratintis. Supratau. Kad tai taptų įpročiu, nes taip, kol kas tai tikrai buvo labai nepatogu. O aš labai gerai tą atsimenu, nes kai aš pradėjau šitą verslą, tai aš darydavau ir atsilenkimus, ir atsispaudimus, ir poliukus, kad užsikurčiau, užsigazuočiau, nes reikėdavo imti ir skambinti, nes, nu, nebuvo socialinės medijos. O Dieve. Jo, tai tu visada nežinai, kokį gausi klausimą, atsakymą ir rankos šlapios drebėdavo, nu, žodžiu. Tikrai žinau, tikrai suprantu, bet kai tą pereini, tai yra, nu, tai yra. O kitas dalykas, man kažkaip tai, aš manau, kad turėtų tai būti lengviau, nes va, tai yra ne apie tave, va, kaip sakau, čia yra būtent apie veiklą. Aš tiesiog pasiūlau gerą dylą ir arba žmogus sutinka, arba ne. O šiais laikais, nugi viskas yra pagrįsta, kažkur yra užslėptas pardavimas, kažkokia tai nauda, nu viskas. Tai normalu. Dabar Žana, ačiū tau. Dovilė, Žana, ar tau buvo labai nepatogu? Nu, šiek tiek gal buvo, bet aš kažkaip jau tą odą esu užsiauginus, vat pradžio, kodėl aš nedarydavau, nes grinai jausdavau, kad lipsi per save ir vat kaip Dovilė, kad minėjo ten, oi, manęs čia nebemėgs, nebenorės, aš pati nemėgstu įkyrių žmonių, tai ir man taip pat bus. Tai užtat nieko ir nedariau, bet kai dabar tik matau tą tikslą, žinau, ko aš noriu čia ir kad tos verslo galimybės yra verslo galimybės, o ne tik užsidirbti ant ten nemokamų produktų ar kažko, tai nebelieka to nepatogumo, eini ir darai, o jau ką apie tave pagalvos, tą pagalvos, nenorės, uždės tą bloką, atsiras kitų žmonių. Nu, tiesiog neįmu į galvą. Supratau. Ačiū. O kaip Aušra? Tai va, aš norėjau pasakyti, kadangi aš turbūt seniausia grupiai, tai pas mane yra tie vidiniai blokai labai dideli, kad kalbėti, atrauti žmonėm, parašyti ne planų teoriškai daug, bet tiesiog pat peržiūrėti tą savo vidinį bloką, tai labai sunku. Dirbu su savim, bet čia grinai yra tie senieji įsitikinimai tokie ir atrodo nebijau, bet padaryti reikia. Gerai, bet dabar tada klausimas toksai, kai jau padarė tuos veiksmus, kuriuos Aušra padarė, tai yra pakalbėjus su 6 žmonėm, koks atėjo jausmas viduj? Geras, labai. Geras. Aš tiesiog net parašau ir ten kažką sako ir toks žukt kaip akmonų. Supratau, ką mes turim dar mergaičių čia. Irma, kas labiausiai trigerino tave? Man žinutė išsiųs gal irgi nėra jau taip labai sunku, aišku, žiūrint, koks žmogus yra, bet kadangi tai buvo labai artima aplinka, tai man buvo labai sunku laukti to atsakymo. Ir iš tikrųjų tikrai tai galvojau, kad gausiu geresnį rezultatą negu gavau. Tai dabar taip toks biškį nusėdimas jaučiasi tame viskame, tai reikės kažkaip save vėl atgal užsipumpuoti. Žinai, kad šitoje vietoje, pavyzdžiui, aš čia, kai tu sakai, kadangi pradėjai nuo šiltų, labai faina, esu tikrai minėjus ne kartą nuo tų artimų, pažįstamų žmonių, kai juos kvieti, mes turim didžiausių lūkesčių, nes norim, kad jie mus palaikytų ir atrodo, jie turėtų palaikyti, nes aš juos širdim palaikau, bet, principė, mano atveju irgi buvo visi atsakymai ne. Turiu meni šilti tie mano pirmo, antro rato tie pažįstami žmonės, ar ne? Ir kas man tik dabar įdomu, kad aš galvoju, Dieve, kiek jie turėjo kantrybę su manim, nes aš kokius 2 metus mažiausiai bandžiau jiems įrodyti, kaip kietai yra tinklinis marketingas, tu gali keliauti, kokios inovacijos. Žinai, ir prie butelio šampano, ir viskio ar šašlyko, aš ir toliau piešiu ten tas savo istorijas ir jie tik pamenu, kaip atlinksi tą galvą, žinai. Bet iš kitos pusės, 90% jie yra mano dabar klientai. Ir aš manau, kad jie tikrai šios buvau užknisus tikrai, bet aš dabar iš jų jaučiu tikrai pagarbą dėl to, kad aš nesustoju.
nenumečiau, ne tai, kad pabandžiau, pabuvau, ir, žinai, ir, čia nieko nepavyko, arba ne man, arba nerinka, ar ten dar kažkas tai. Tai šitoj vietoj, vat, irgi kiekvienas perka savo dažnumu ir aš niekam daugiau labai intensyviai nesiūlau. Tai va. Bet, tai žinok, tai normalu, šiaip mano nuomonė yra labai normalu. Irma, kad tu iš visų gavai atsakymą ne, bet aš manau, kad tai jie supranta, kaip tau buvo pačiai sunku, nepatogu lipti per tai ir tai yra sveikintina. Ir manau, kad su tais antro rato pažįstamai šiltai žmonėm, tikiu, kad tau bus daug lengviau kalbėti. Man atrodo irgi, kad tai bus. Jo, aš tikiu. Jo, ir dar kitas dalykas, kalbant, manau, dar šitoje vietoje verta žinai pradiskutuoti žinutės, jeigu norėsim, arba kiekvieną iš jūsų, kurį jaučiat, kad galbūt galėtų būti, kad žinutėse kažkas, tai galbūt aš neteisingai ir netaip ištransliavau informaciją, arba galbūt norėčiau kažką patobulinti, tai labai rekomenduoju, kreipkitės į sponsorių, jeigu norit, rašykit tikrai drąsiai man. Nes, pavyzdžiui, aš irgi vakar rašiau žinutės ir beveik pusė žinučių jos buvo dvejopos. Ta prasme, su vienas mintim, kaip ir klausiu, ar tau būtų įdomu, bet labiau aš siūliau daliai, kad rekomendacija, ar ne, ar galėtum kažką rekomenduoti ir tam, kad suprasti, apie ką aš realiai kalbu, ar aš galėčiau tau atsiųsti video pažiūrėti. Taip, aš tokiu, manau, momentu nušaunu 2 zuikius, nespaudžiu to žmogaus į kampą, jis neprivalo labai kažkaip blogai jaustis. Antras dalykas, jeigu jis ir liks klientas, jis bus pažiūrėjęs video ir jis tikrai dar labiau norės tą Newskiną naudoti. O kas pamatė tą video, jie labai lengvai rekomenduos. Tai sakau, galima tikrai šitoje vietoje irgi žinutė, ta žinia, kurią mes nešam, turi būti irgi tokia, pradirbti verta su jie pasiekti. Jo, gali būti, kad ta mano žinutė nebuvo tokia, kokia turėtų būti, gal kabinanti, nes aš šiandien ir atėjau su tokiu klausimu, kad jeigu įmanoma, gal ateityje padaryti kažkokią irgi bent jau trumpą dirbtuvės kažkokias būtent apie žinutės, kaip jas rašyti, kaip jas formuluoti, kaip kažką daryti, kad užkabinti tą žmogų. Tiesiog, jeigu įmanoma. Gerai. Mes jau tą darėm praeitą kartą, bet vėlgi tai buvo tik viena dalis iš tos, bet galima taip tiesiog sėdėti ir dirbti, tada jungtis tos, kas nori pasidarbuoti ant žinučių, gerai. Bet aš noriu irgi paklausti, prašau. Bet čia, vienas vyrukas toksai, vienu žodžiu, aš žmonai pasiūliau, kaip ir susidomėjau, kad taip pagalvojau, kad tai gali būti potencialu, nes irgi užsiema ten marketingų, nesvarbu. Ir jisai paprašė man pasakyti, trumpiau pristatyti šitą verslą, ir verslą, bet daugiau produktus. Aš trumpai jam parašiau, aišku, tai buvo pirmas kontaktas. Ir aš galvoju, gal jo ta žmona ir galėtų dirbti, aš tiesiogiai galiu video tą siųsti, va tavo žodintą man kilo klausimą. Aš manau, netgi paklausti ir... Bent jau kaip aš naudoju ir mano pirminė mintis ir yra parodyti šitą video, tai tada jie pamato, kad tai yra novatoriška kompanija, produktai, verslo pati sistema, patys įrankiai yra naujoviški ir būtent tą video siuntimas mano žinia ir yra, kad tai yra, kad pažiūrėti video tam, kad mes galėtumėm, pabandyti šiek tiek, kad aš tau galėčiau lengviau paaiškinti, apie ką visą tai. Tai va, aš taip ir pagalvojau, kaip intro, nesuprantantis apie šitos. Kaip knygoj kartais įžanga būna, tai aš kviečiu pažiūrėti, apie ką aš kalbu, jeigu aš prašau rekomendacijos, vis tiek jau jeigu jisai šiltas mane pažįsta, jis manim pasitikė, bet aš sakau, jeigu tu nieko prieš, aš atsiųsčiau video, kad suprastum, apie ką aš kalbu. Ir, pavyzdžiui, keliom vakar ir skambučius padariau, tai sako, jo pakalbinsiu, bet dabar ką čia pasakyti, nežinai, jos tada jau žino, ką čia apie, sakau, tu tik tai pasakyk, kad ar gali Žavinta tau parašyti ir kad lauktų, žinutės, tapsme, nuo Jurgitos parašys tau Žavinta, viskas. Jeigu neįdomu, be jokių įsipareigojimų. Bet aš turiu dar kitą klausimą. O kai mes jau, sakykime, nusiunčiam tą video, visą kitą, nors sako moteris, gerai, man įdomu, aš noriu, žinai, pradėti. Ir pavyzdžiui, kai aš neturiu iš tikrųjų didelės tos patirties, gal dar trūksta ir įgūdžių, ir jos visada sako,
Nu tai pirmoje vietoje. Aš noriu tada informacijos, nes kadangi neturi produktų, nepažįsta. Aišku, aš jau su Kristina kažkiek kalbėjau tą temą, kad sako, vis tiek viskas eina per informaciją, pirmą įsigyjant produktą ir paskui kažką. Nu, bet jos vis tiek užsikirtusios man su ta informacija, man reikia informacijos apie produktus, tipo apie nu, kaip toliau eiti. Tai ką tokiu vat atveju, ką patart, ką sakyti toliau žingsnius, kokius duoti? Galiu pasidalinti. Man tai šitas dalykas yra tiesiog kelias į registraciją, nes tada aš tau kviečiu jį prisijungti, nemokamas prisijungimas ir tu ten matysi visą kompanijos filosofiją, produktus, visą bazę. Pavyzdžiui, aš visada kalbu už kartą apie pasirinkimą produktų, registraciją, pirkimą ir paskui jau link darbai. Tai jos, kadangi sako, nu, sakykime, kažkas gal vokiškai nelabai moka, angliškai nemoka, lietuviškai nori informacijos. Taip, tu paklaus, kokios tada konkrečiai informacijos. Taigi, Apie produktus. Ne, čia tai jau man toks, iš vis tada jūs tuose skirtingose dimensijose kalbatės. Tada. Nes realiai, nu, jau Google vertės tai yra visagalis. Nu, tai ar dabar tu turi atsisėdus, ar tu pati jau ten kiekvieną žodį tą vokišką irgi supranti, galbūt yra ko nesupranti, bet tada vertėja ir įsiverti. Tai aš tai net nesismulkinu šitoj situacijai, pas mane yra prašau, nemokama prieiga, nėra jokio privalomo pirkimo, išsianalizuok produktus, kas tave domina, ten mokslininkai, bazė, kūrimo filosofija, ką naudoja, ko nenaudoja. Jeigu kažkur kils klausimų, man klaus, gerai, rytoj tada susiskambinam, tu peržiūrėjai, kokie tau kilo klausimai. Jeigu jau matau, kad žmogus smulkinasi į produktą. Bet jisai pats, nes esmė tai gerai, jis pradės dirbti ir ką tu jam versi kiekvieną produktą aprašymą siūsi. Nu, ta prasme, jau taip, tada, tai kas tu tada, ką mes toj veikloj veikiam, tada jeigu žmogus negali įsidėti į vertėją ir produkto išsivers pasiskaityti informacijos, jeigu tu turi su juos įdėti, jam išvers tą tekstą siūs, nu, nes ir tu pati jį verti. Tai labai aiškiai šitoj vietoj pakeliu kartelę, kad kol kas Lietuvos ir Baltijos šalių rinkose šio produkto nėra. Bet va toj Vokietijoje, kur tu gyveni, yra ir tu gali gauti prieigą, skaityti, ką reikia verstis per vertėją, kils klausimų, galiu aš bendradarbiauti, padėti. Rytoj aptariam, tu prisijung, pasižiūrėk, kas tau kils klausimų, rytoj aptariam, ne, kaip pavyzdys. Bet jeigu tu turi išverst, atsiūs kremų visų nueiti ir versti, nu, tai tada jau apie kalbą. Jo, šiaip tai čia yra šios dienos tema, Žanos klausimas, kurią toliau praeisim punktais, tai aš noriu tiesiog pabaigti dabar, ką mes kalbam ir po to dar greitai praeisim punktais, bet jo, Žano, teisingas klausimas, logiškai kyla iš to mūsų veiksmų, o kitas dalykas dar, ką noriu pasakyti, mes su Inga jau praėjom šitą labai daug kartų, žmonės vertėm, siuntėm kainas, ieškojom, po šalis landžiom informaciją ir tai neveikia. Tie žmonės tokie biški kaip siurbelės, taip, ten gali sugeneruoti 20-50 taškų ar 100 taškų, bet jeigu paskaičiuoji tada, kokios yra mano laiko sąnaudos, mano viena darbo valanda kainuoja brangiau, tai aš geriau atsisėsiu, paskaitysiu protingą knygą, pamedituosiu ar pakalbėsiu su interesuotu žmogum, ar ne, kažką kitą nuveiksiu. Bet kaip pasitreniruoti, tai yra labai geras dalykas. Bet pasitreniruoti, Žana, ir žinoti, kaip tai veikia. Tokiu atveju aš tau atsakysiu, jeigu vis tiek nenori paleisti žmogaus, jisai, kaip sakau, ir pasitreniruoti, nes tu ir savo komandai turėsi papasakoti, tai aš naudodavau tokią techniką. Pirmas, aišku, kaip Inga sakė, ten yra registracija, tu ten gausi visą nemoką informaciją tralelę, bet jeigu jis vis tiek sako, duok man daugiau informacijos, tai tada aš siunčiu koncepciją produktų kūrimo, tai mes turim lietuvių kalbą apie kompanijos šitą failas yra Sumi grupėje, bet jeigu vis tiek, tai kažką daugiau apie produktus, aš sakau, žiūrėk, produktų yra virš 200, mūsų unikalumas yra tada išskiriu arba aparatinė kosmetika, reidžlokas, kaip tu jau ten sugalvosi. Ir aš sakau, žiūrėk, aš tau galiu parodyti vieno produkto rezultatus. Ir šitoj vietoj, ką reiškia daugiau informacijos, mes turim savo grupės ir tenai daugelį atveju mes turim geros informacijos, koncentruotos sudėtos, tada aš siunčiu nuorodas į savo grupę. Ir pasirinku vieną kažkokį, tarkim, galvanikas, tada nusiunčiau 3 nuorodas apie galvaniką, tenai bus kas tai yra galvanikas, tarkim, kas tai yra, pavyzdžiui, ta srovė, kodėl, rezultatai ir atsiliepimai. Ir aš sakau, o tokių produktų mes turim daug. Taip, Vaidotė.
Dar noriu pridėti, tai aš irgi va būtent stengiuosi savo grupę išnaudoti, bet aš dar nepamirštu mūsų webinarų. Aš kai kuriuos webinarus turiu pasidarius tiesiog savo YouTube, tiesiog įsikėlusi, pavyzdžiui, jeigu man reikia apie Nutrisensials liniją pakalbėti, ne, taip toliau, arba, kaip sako, duok man informacijos, aš turiu pasidarius video, tiesiog apie visus Nutrisensials produktus susėdus ir papasakojus. Tai aš va tą įrankį naudoju va toms klientėms, kurios va nori dirbti, ne, bet mane gal labiau daugiau buvo tų grožių specialistų, tai aš va jiem nusiunčiu video ir jiem tada viskas yra aišku. Tai irgi reikėtų, aš sakyčiau, išnaudoti šitą dalyką ir išnaudoti mūsų webinarus, ypatingai kurie skirti klientam, nes ir turim apie Lumį, apie Galvaniką, tai jeigu reikia va daugiau informacijos apie produktus, siųsti tiesiog video įrašą. Puiku. Sonata, kas tave labai trigerino? Noriu greitai visų pabaigti paklausti. Negirdim, Sonata, tavęs? Įsijung garsą. Alio, negirdžiu. Gerai, kažkas užstrigo. Kas man buvo nepatogu, tai čia mano tas silpnoji, tiesiog, man nepatinka rašyti žmonėm. Tai apie produktus, tai valio, viskas tvarkoj, galiu tiesiog, man ir taip perka, tai aš ten labai nesilaužau, bet jau apie darbą, tai čia man jau visiškai reikia karūną nusiimti, jau ant tiek reikia, kad tai buvo taip, aš jau rašiau, nes sakiau, šiknadegė ir galvoju, aš privalau nors kelis parašyti irgi, taip per vieną dieną, tai, taip širdis kala. Aš rašau žinutę ir vėl trinu ir vėl rašau, ne tokia nesąmonė, taip nemandagu, taip neestetiška, taip neprofesionalu, taip, žodžio. Ir tada ypač, kai tai keliom parašiau į Angliją, tarkim, ir, galvoju, ten, netrašys jokio čia man ir skirtumo, kaip ta mažoji Kristina sakė, surink 10 ne, ir tas mane labai veža, ir tada aš, taip aš galiu. Taigi jau ne ir norėjau, nieko tokio. Ir taip į Ameriką, kai rašiau, ir galvoju, čia dar laiko skirtumas, kol jinai parašys. O žiūriu, tie burbuliukai juda, žiūriu, jinai rašo, o Dieve, sakau, o Dieve, kas dabar bus? O jinai, labas, Sonata, 100 metų, kaip smagu, kaip tu ten laikai. Aš tave seku, žodžiu, ir tada irgi taip širpuliukai tik bėgioja, jinai mane atsimena, mes nesimatėm gal 10 metų. Tai, o Jėzau, ir iš karto susitikimą sugalvojom susitikti, jinai pati pasiūlė, net nereikėjo, sako, aš su tavimi mielai išgersiu kavos, kai grįšiu neužilgo. O Jėzau, žiauriai buvo sunku. Bet ką pastebėjau, už tai kiti darbai vyksta greitai. Jeigu dėl darbo dar sunku, tai už tai kitus visus padariau. Dėl produktų, dėl visko jau prirašiau ten daug, aš čia net ir nebesigirsiu. Tai už tai kiti atrodo eina daug lengviau. Ir dabar galvoju, kad jau biškį nebebijau parašyti, jau dabar biškį kaip ir galėčiau. Kažkas tokio atsivėrė, čakros kokias tai. Nepatogu, bet galiu. Taip. Smagu. Aš matau, dar yra Zoom user parašyta, bet kas tai yra, aš nežinau, nematau nei vardo, nei kameros, kažkas prisijungęs, ar čia pirmai lyg nebuvo? Čia gal yra Naminukas kokias. Naminukas? Čia gali būti mano viena nauja dirbanti, nes aš ją rašiau ir jai labai nepavyko prisijungti, aš dar kartą parašiau. Tai nežinau, ar jinai, nes neparašė, ar prisijungė, ar ne pagaliau. Tai merginos nesikeikim, nes yra klausytojų. Neaišku, kokia čia klausa komisija. Supratau. Gerai, tai tada ačiū, kad pasidalinot. Dabar ką noriu dar pasakyti, labai faina, prieš perinant jau prie tos paskutinių tų tokių dalykų, skaitau labai be galo fainą knygą, iš Londono parsivežiau kelias knygutės, jos plonos, bet labai naujoviškas požiūris ir daug atsakymų, kodėl vieniems sekasi labiau, kitiems mažiau, kalbant apie MLM. Ir pagrindinis dalykas tai yra apie būtent tą consistency, kaip čia palaukit, nepastovų, nuoseklumas, apie nuoseklumą. Bet aš manau, kad aš kokią dieną padarysiu laivą, kai baigsiu ją skaityti, su visom noriu pasidalinti, kurios ir nedalyvauja merginom, trumpai išvalgom šitom. Bet šiandieną aš noriu tik tai vieną mintį pasidalinti, kad
yra lyginama motyvacija ir nuoseklumas, kad 80% pasaulio žmonių, jie gyvena tokiam, žinai, vat, nuo motyvacijos iki motyvacijos. Kažkas užbangavo arba pradeda, bet taip ir nepasiekia tų aukštumų arba tų rezultatų, kurių nori. Nu, kaip, pavyzdžiui, kiekvieną, pradedam laikytis, tarkim, ten dietos, ar ne, noriu numesti 10 kilų, 5 numečiau, ir taip ir gavosi, kitais metais vėl kažkas, tai vat 80% žmonių yra, kurie taip ir nepasiekia savo tikslų. Kartais būna, kad žmogus, jisai vienoje tik srityje yra puikiai, susitvarko su savo tais kažkokiais tai tikslais, pasiekimais, bet kitos sritys, tai gali būti ten šeima, maisto gamyba, namų ruoša, kas ten bebūtų, jis taip ir nepasiekia puikių rezultatų. Bet dabar klausimas šitoj knygoje yra gvildenamas, kaip padaryti, kad kuo daugiau žmonių pasiektų gerus rezultatus, kalbant apie mūsų veiklą, ar ne, ką mes siūlom jiems. Nes tikrai bus nepatogu, tinginystė atsiranda, gyvenimas toks labai didelis dalykas yra. Tai šitoj vietoj yra kas, kad yra neieškoti motyvacijos, nes dažnai girdžiu, sužamtę su tavim pakalbiu, taip užsimotyvuoju, arba paklausiau webinarų, užsimotyvavau, paklausiau kitą webinarų, užsimotyvavau, bet motyvacija yra trumpalaikis dalykas. Ir kaip mums susikurti motivaciją, nes motivacija iš principo yra jausmas, jausmas. Tai yra jausmas, jis sukūrė, jis atėjo ir išėjo. Tiesiog, ar ne? O būtent tas nuoseklumas sukuriamas nuosekliu kiekvienos dienos darbu. Ir bet svarbiausias dalykas, kur nuveda mus tas nuoseklus darbas į inerciją. Ir va šitoj vietoj noriu paduoti pavyzdį, viskas iš tos knygos, ar tai yra traukinys, ne? Didžiulis ilgas traukinys. Jį pajudinti yra tikrai reikia jėgų ir energijos. Tas čiuku iš pradžių iš lėto, tai ką mes ir per šitas 2 savaitės darėm, ar ne? Bet kada jis jau įsibėgėjo ir jis pagavo savo pagreitį, jį sustabdyti yra be galo sunku. Ir jį stabdant gali užtrukti net kilometrų tam, kad jis sustotų nuo stabdymo pradžios. Antras dalykas, tam, kad jį sustabdyti, prie kiekvieno rato yra atskiras stabdis. Traukinio, bent jau ten tos senesnės tos kartos, ar ne, tos, sakykime, traukinių. Tai va šitoj vietoj mes savo gyvenime su savo veiksmais ir noris sukurti inerciją. Ir pavyzdžiui, aš, nors tai padariau vėlgi per 1 dieną, bet 2 savaitės, žinai, čia gali labai šustrai atrodyti, padariau per 2 valandas, bet realiai iš 2 savaitės apie tai galvojau, koks žmogus, ką aš jam parašyčiau, ką aš jam pasiūlyčiau, kaip sakinį sudėliočiau. Aš vis tiek visą laiką apie tai grįždavau prie tos minties. Tai negaliu sakyti, kad tai vyko tik per 2 valandas, bet turiu omeny, kad su tais darbais, kada mes kiekvieną savaitę arba kiekvieną dieną darom tos nuoseklius dalykus, mes, žiūrėkit, visos iš jūsų, ką mes jūs išvardinot, kad jūs turit visos paskirtus susitikimus, pokalbius ir kažką tai. Ir va, ką Inga labai gerai paminėjo, kai tu neturi galvoj, nėra užrašyta, tai ir tu tų dalykų nedarai. Bet, pavyzdžiui, aš jau turiu užsirašiusi sekmadienį pokalbį, žinau, kad Reda atrašys, mes šią savaitę irgi susitarsim galbūt penktadienį pokalbį dėl darbo ir taip užsipildo darbo knyga. Ir kada realiai beveik kiekvieną dieną gaunasi kažkurio momentu, po kažkiek laiko jūs turėsit pokalbius apie darbo, dėl darbo, arba jau į gilius lysit, ar ne, follow-up tie vadinami dalykai, atsiranda ta inercija. Ir pavyzdžiui, kitu atveju, jeigu aš šiandieną neturėčiau šito webinaro, aš šitie pabudau, man skauda galva, aš manau, kad turiu temperatūros, man skauda gerklė, man lygtai slogai yra, kitu atveju, viskas, ašgi sergu. Ta prasme, sergu, bet kadangi čia yra webinaras ir, fainai, kad vakar aš jam pasiruošiau, tai ta prasme, aš tiesiog iš inercijos einu tuos dalykus darau. Kitu atveju viskas, aš net skalbimo mašinos negaliu užsikurti, nes aš sergu. Tai bet šitoje vietoje noriu pasakyti, kad tie veiksmai mus sukurs tą inerciją. Tai mes šito ir siekiam su savo veiksmais. Dar vieną dalyką, paskutinį, ką norėjau paminėti, labai svarbus, nes mes kiekvienas esam labai individualūs žmonės ir, pavyzdžiui, visi labai skirtingai dylinam su savim. Pavyzdžiui, aš kalbant apie tą dienos planą,
jį privaloma turėti ir ten turi būti įrašas, bet kartais, nu, pavyzdžiui, aš tą jau irgi bandžiau, nes mes jau 2 metus kalbam apie dienos planą, savaitės planą ir mėnesio planą, ar ne? Tai, kad, pavyzdžiui, man kiekvieną dieną asmeniškai pabendrauti su vienu žmogum, tai yra parašyti po naują žinutę, nu, nes 5 žinutės, tarkim, 5 dienos darbo savaitės, man nesigauna. Aš esu pakankamai chaotiška asmenybė. Atėjau, padariau, sugeneravau, kažkur nuklydau, galiu ten nuklysti visai kažkur tai, bet prisidaryti kitų dalykų, gerąja prasme, nu, paruoštukų turiu omeny. Bet man labai, pavyzdžiui, patiko, kad aš savaitį ir aš jau savo užsirašiau, kad aš antradieniais darysiu šitą darbą. Ir aš antradieniais parašysiu nuo 5 iki 10 žinučių dėl darbo. Tada jau, jeigu jie man atrašo, arba jau toliau dėliuosi taip, nes kasdieną man po vieną toksai, va, nu, kažkaip man, nes, nu, bet kaip sakai, Sonata, atsidaro tos čakros, ar ne, atsiranda kažkoks pajautimas, kvėpavimas, tai šitoj vietoj tik siūlau jūs rekomendaciją pagal save pasidaryti, kada geriau, ar kiekvieną dieną po 1, po 2, ar per savaitę tam tikras skaičius, ir jeigu per savaitę tam tikras skaičius, tada konkrečiai kurią dieną ir kelintą valandą aš tą dalyką darysiu. Atsisėdu ir tą dalyką darau. Vadinasi, nieko kito nedarau, tik tai šitą dalyką darau. Viskas. Jeigu nėra kažkokių klausimų, noriu pereiti prie 2 sekančių temų, kurias trumpai praeisiu, bet manau, jos yra būtina jas paminėti. Vienas dalykas bus toksai, kad, primenu, yra dubliavimo ratas, tai mes dabar ką darėm, kvietėm žmonės, ne? Kaip po pristatymą pirminį siuntėm video, ne, tą pirminį. Ir dabar jau yra sekantys žingsniai, kad žmogus prisijungtų ir toliau, kaip mes padedam jam mokytis. Aš turiu, žinokit, net nežinau kelintų metų, 2012 metų mes į lietuvių kalbą buvom GPN knygutę išleidėm, dar tada ne OTG vadinosi, o GPN. Ir Jonas Sexsmithas, ne amžinatelis, bet nerealus žmogus, vienas pirmųjų New Skin lyderių. Žiūriu, čia jo juodai parašyta citata, tai noriu jums ją paskaityti. Čia kalbama, kai jūs bendraujat su žmonėm, kažką norit pasiūlyti. Jeigu tu jauti, jog elgiesi keistai, vadinasi keistai ir elgiesi. Juokiausi, taigi negalėjau vakar, nes kartais mes bandom išlipti iš savo kelnių, įlipti į kažkokias, nu, verslininko ar kažko tai kelnes, tai to nereikia daryti, būkim tiesiog savimi, nes žmonės iš karto pajaus, kad 13 turiu. Tai čia katalogas, aha, o čia yra, nu, mokinimo tokia knygutė. Ai, bet aš lietuvišką turiu. Jo, puiku. Nežinau, iš kur gavau, bet turiu. Jo, gerai, aišku, dabar... Gerai, tai Ževinta, kol tu nepradėjai, aš atsijungiu, nes turiu atsijungti, tai pabaigsiu įrašą, žiūrėsiu jų merginos sėkmės ir ką iki kito webinaro. Iki. Gerai, ačiū, iki. Jo, aš radau čia dar visai neblogų patarimų, tipsų, kaip Irma prašė, dėl būtent tos žinutės struktūros ir ten tam tikrų tų dalių. Tai mes tuos padarysim, o dabar aš noriu pakalbėti apie, mes sąrašą darėm. Tai sekundėlė. Jeigu yra kažkokių dar, kol aš išvalgausi, jūs, va, radau jau, viskas. 2 dalykai, apie ką noriu pakalbėti. Vienas dalykas yra, kaip tvarkytis su atsikalbinėjimais. Nes tikrai tą dalyką pastebėsit, ypatingai, kada pradeda toliau bendrauti, tada sakys, o gal jūs jau gavot, jau jūs pastebėjot, ką dažnai žmonės pasakė, dėl ko jiems yra neįdomu ar negali, ar kažkas tai. Bijau filmuotis, nemoku reklamuoti, neturiu laiko, esu užsiėmęs ir, nu, dažniausiai tai nesu drąsi ir negalėčiau. Gerai. Man buvo daug, kad nemoku parduoti. Gerai. Vargu. Nemoku parduoti. Tai variantas. Tai aš, pavyzdžiui, save priskiriu prie vieno blogiausių pasaulio pardavėjo, nes aš kai pradėjau šitą veiklą, tai niekaip nesupratau. Metus laiko dalyvavau visose pristatymuose savo
savo sponsorės amžinatelis ir niekaip nesupratau, kaip jinai parduoda, nes aš sakau, metus laiko kalbėdavau, vesdavau pristatymus, niekas iš manęs nieko nepirkdavo. Nes kalbėjau, kas man įdomu ir aktualu apie technologijas, apie kompanijas, apie akcijų biržas, kai tuo tarpu reikėjo kalbėti, kad tavo dantis bus balti ir žmogus jau perka valinančių dantų pastą. Tai va, bet tam yra seminarai, kursai ir pamenu, dalyvavau tokiuose seminaruose Algirdo Karaliaus ir mes gavom užduotį, tai buvo gyvas seminaras tais laikais, gavau užduotį, sako, nu va, tarkim, paimk kaimynės rankinę, tiesiog iš dešinės, kas tau sėdi, paimk ir kaimynės rankinę ir pabandyk kaimynė iš kairės sekančiai kaimyniai parduoti. Nu, ką nors papasakok apie tą rankinę, ar ne? Ir man ta užduotis buvo, aš iki šiol atsimenu tą tragišką jausmą. Ir sako, nu tai kalbėk, nu turi rankoje rankinę, parduok kitam. Aš sakau, nežinau, nu tai papasakok, kas tai yra, sakau, nu tai gerai, žiūrėk, čia yra rankinė, ruda, odinė, didelė. Pirk. Tai ten visos kelios eilės aplink mane krito iš juoko. Sakė, ne, nu tai žiauru. O pata mano, kaip sakau, kolegė paėmė tą pačią rankinę, sako, Žanta, žiūrėk, sako, pačiupinė kokia jinai minkšta. Tai koks geras jausmas, net garsas girdisi kaip traška geros odos, ar ne, ir kvapas odos. Ir įsivaizduok, va ta tamsiai ruda spalva, kaip dera prie visų atspalvių. Ir jinai, o aš sakau, gerai, imu, duok man tą rankinę. Tai va, bet šitie dalykai yra išmokstami, čia toks buvo mano trumpas pasidalinimas, dabar būtent kaip tvarkytis su tais atsikalbinėjimais. Tie atsikalbinėjimai vienas kartais žmonės tikrai naudoja tiesiog tam, kad pasišpaguoti su jumis. Kitas dalykas yra, kad jie tikrai turi, nu, jiems yra neramu dėl to, ar ne? Tai šitoj vietoj visada, kai aš nežinau, ką žmogus galvoja, arba kiek giliai galvoja, naudokit klausimus. Jeigu sako, aš nemoku parduoti, ne? Pavyzdžiui, aš bijau parduoti arba aš nemoku parduoti, tada turėkit savo prie kiekvieno va to atsikalbinėjimo, pradėkit daryti savo užrašus, užduok, kaip gražinti klausimą, tam teiginiui klausimą. Ar esi ką nors pardavusi, arba kaip dažnai tu parduoti? Gražinkit klausimą. Dažniausiai žmogus atsakys, aš niekada nepardaviau. Arba aš nepardavinėjau. Tada logiškai aš užduodu klausimą, tai o iš kur tu žinai, kad tu nemoki parduoti, jeigu tu dar to niekada iki šiol net ir nedarei? Nes šita mūsų veikla yra labai daugiasluoksnė ir žmonės čia yra atėję dėl labai skirtingų poreikių. Mes visos čia esame, ar ne? Tai galbūt žmogus be galo nori, jam patinka ta vizija, ta veikla, žinai, kažkas gal čia ateis dėl to, kad padėti žmonėms susikurti geriau, gal jam pačiam nėra net aktualu tie finansinė ta išraiška, kažkam, kad tai bus labai svarbi, bus finansinė nauda, kurią jisai gaus. Mes dėl skirtingų poreikių esam čia, bet padėti jam pačiam, tam žmogui atsakyti į jo klausimus, o ne įtikinti mums jį, ar ne? Tai gerai, jeigu sako, aš neturiu laiko, tai tada aš ir sakau, ir kitas dalykas, labai faina kombinacija yra, būtent dėl to aš tau ir rašau. Ir realiai tinka beveik bet kuriam šitam dalykui, kad su šita veikla mes galim turėti laiko. Ir jeigu sakys, tai kaip man gauti laiko, jeigu aš dabar dienoj neturiu, tai jeigu tu turėtumėjai noro, aš tikiu, kad tu surastumėjai 7 minutės, kad pažiūrėt video, apie ką tai yra. Ar ne? Vienas dalykas. Kitas dalykas tada yra ir jeigu jau eisit giliau į tą temą, kaip čia turėti laiko, tai būtent yra čia, kad šitoj veikloj yra panaudojamas sverto principas, kad mes uždirbam ir gaunam atlygį ne tik už savo tiesiogiai įdėtą darbą, bet ir už savo komandos darbą. Ir tarkim, čia galite panaudoti tą citatą, kad Robertas Kiyosaki yra pasakęs, kad geriau gauti 1% nuo savo komandos sukurtos žmonių darbo atlyginimo, tik 1%, negu 100% nuo viso savo įdėto darbo. Aš tikiuosi suprantat, kad čia aš sakau.
Tai va, tai sverto principas tai ir reiškia, kad taip pradžiai aš įdedu darbą, tai gali užtrukti metai, 2, 3, 5, 10, ar ne, tad, kad sukurti tam tikrą tą pirminę bazę to verslo, sakykime, ar ne, o paskui ateina tas sverto principas ir realiai aš galiu pasakyti, kad tas sverto principas merginos įsijungia maždaug nuo rubino titulo, maždaug nuo tų 2000 eurų, kada ta jūsų komanda auga, tai sakau, nuo rubino, realiai tai labai jaučiasi ties deimantu, kai ir ties mėlynu deimantu, tai iš viso, ir tada gaunasi, kad nuo komandos komisiniai yra didesni negu nuo tiesiogiai jūsų įdėto darbo. Ir 2, ir 3, ir 10 kartų didesni. Tai reiškia, kad jūs niekada gyvenime neparduosite tiek, kad uždirbtumėte 10 000 eurų. Nu, teoriškai įmanoma, bet praktiškai kiekvieną mėnesį jūs to nedarysite. Aš kalbu apie kiekvieną dieną. Ne? Tai va, tas aš neturiu laiko, tai čia yra būtent, kad dėl to aš tau ir sakau. Arba kitas, dėl to ir atėjau pas tave, nes matau, kad tu neturi laiko. Ne? Nes šičia galima būtent valdyti laiką ir finansus. Turėti laiką ir finansus, būtent tuos du dalykus. Dar vienas dalykas, nereikia žmonėms pasistengti įkišti, įrodinėti, nes iš tikrųjų geriau palaikyti draugiškus santykius, likti prie savo nuomonės, palinkėti jiems gero kelio ir visą kitą, su mintim, kad aš norėsiu pas jį dar sugrįžti. Visą laiką grindžiam kelią, kad aš po metų, po mėnesio ar po 5 metų aš pas jį sugrįšiu. Aš pati, kada atsimenu, tenai baiginėjau universitetą ir dirbau vadovaujantį darbą, aš ten kaifavau, man seilės tyško, kaip man buvo faina, karjera daryti, dirbti su žmonėm, ta prasme, aš visą buvau pasinėrus būtent į šitą karjerą ir kadangi ten tais laikais būdavo tik tai bukletukai ir forever living, man atrodo, buvo, kažkas atnešė, padėjo, mane visada domino papildai, aš pati skaičiau, su kolegiam dalinausi, jos pirkosi ir pasirodo man nežinant, aš ten kažkokias karjeras buvau padariusi. Tik dėl to, kad čia dalinausi su aplinkiniais ir padėdavau jiems užsisakyti. Ir ta moteris, kuri man buvo tą katalogą, aš nežinau, Raimonda, aš labai gerai atsimenu jos vardą, jinai pas mane bandė ateiti, jinai skambinėdavo, sakydavo, tu privalai padaryti, tu čia neįsivaizduoji, kaip yra gerai, kad man tai buvo visiškai neįdomu, manęs nemotivavo pinigai, manęs nemotivavo laikas, manęs niekas nemotivavo, mane motivavo mano tuo metu esama tiesioginė karjera. Ir turiu omeny, kad aš manau, jos galbūt aš būčiau buvus nenuskinę kažkada tai, o forever living, galbūt kažkada tai pasiekus gerų rezultatų, bet man tiesiog dar buvo tada nelaikas. Ir vat jinai sudegino tiltus. Aš finale labai iki šiol man nepatogu prisiminti, bet aš užblokavau ją, kad jinai man negalėtų prisiskambinti ir kai ateidavo pas mane į darbą, visi žinojo, kad Žantos nėra. Nu va, tai čia man labai nepatogu, bet turiu omeny, kad pasilikim visą laiką savo galimybę sugrįžti pas tą žmogų. Tai gerai, vienas iš variantų, aš neturiu laiko, ar ne, tai mes būtent panaudojam tą sverto principą, paaiškinam. Tada kitas dalykas, kad neturiu laiko, galima paminėti žodį sistema, kad čia yra labai aiški sistema ir aišku, kada ką daryti. Ir jeigu mes sekam sistemą, tikrai merginos dirbant pagal sistemą 2-3 valandas galima turėti visai gerą rezultatą po metų, po 2 laiko, ar ne? Kitas dalykas, jeigu žmogus sako, aš neturiu visiškai laiko, tai gali sakyti, pradžiai tu gali skirti dalį laiko, kad tai yra galimybė dirbti, dalį laiko skirti. Ir gali tada pradėti kalbėti, kaip tu manai, kiek tu galėtum laiko skirti, ar į dieną valandą, ar tik tai savaitgaliais, ką mes galėtumėm padaryti. Mūsų mintis ir pakvietimas yra išeiti į fainą pokalbį, į diskusiją, su mintim tam žmogui padėti, bet neįtikinti jo dirbti. Tada būtinai reikėtų paminėti ir tai yra, kad mes būtent kūriam organizaciją, kūriam komandą ir su komanda mes būtent pasiekiam tą sverto principą. Ir šitoje vietoje galima, arba jeigu čia būtų į žmogus, galima pagražinti tą tokį pasakymą, jeigu sako, aš tarkim neturiu laiko, ar ne? Ir tada aš galiu jam paklausti, aš suprantu, kad tu esi užsiėmęs arba užsiėmusi, bet jeigu aš tau galėčiau parodyti būdą, kaip sėkmingai tu galėtumai turėti ir laiko, ir pinigų, ar tau būtų įdomu išgirsti?
Tai apie laiką, manau, būtų tiek. Dabar vienas iš dažnai pasitaikančių atsakymų, aš neturiu pinigų. Ar ne? Tai atsakymas būtų toksai, kad aš tau, tarkim, aš neturiu pinigų, ar ne? Tai tada dalykas yra toksai, aš dėl to ir atėjau pas tave. Nu, tasme, čia toksai pusiau vertinys gal ar ne, tam, kad parodyt, kaip uždirbti pinigus, o ne išleisti pinigus. Šitoje vietoje dabar merginos neapsikraukit, yra, čia ne mano pasakymas, bet yra, nu, pasakysiu gražiau, yra biednų žmonių mąstymas, ne žmonės biedni, bet jų mąstymas, ar ne? Ir ta prasme, nu, sėkmingų žmonių arba neutralus mąstymas, ten dar visokių variantų būtų. Bet tas žmogus, kuris iš principo mąsto biednai, jis niekada tai ne jūsų problema, kad jisai neranda pinigų. Tas žmogus, kuris nori, jisai suras pinigų. Kaip aš suradau, kaip daugelis iš jūsų surado, galbūt tą minutę neturėjom, bet suradom galbūt po savaitės, po 2 savaičių, ar po metų, ar po kažkokio laiko. Jeigu jisai norės, jisai pinigų suras. Taip, kad tai yra tik tai atsikalbinėjimas. Ir mes galim tikrai parodyti pavyzdį, kaip tą dalyką padaryti. Bandėm vienu metu daryti. Realiai, aš už tai ir pasakiau, kad tai yra biednų žmonių mąstymas, tai kad suprasti, kad tai yra ne apie tave, bet tiesiog jie neieško sprendimų. Ir mes vienu metu naudom tokią techniką, kai žmogus sakydavo, aš neturiu pinigų, tada galima užduoti klausimą, gerai, o kada tu manai, tu galėtumai turėti, kad galėtum kažką tai įsigyti, arba kiek tu galėtum sau leisti, kad tai būtų tau neskausminga, kad galėtum kažką išbandyti ir pradėti rekomenduoti. Bet šiaip tai šitoj vietoj tikrai rekomenduoju nevynioti į vatą ir sakyti, kad yra, pirmiausia, jeigu klausia, apie ką tai yra rekomendacinis. Rekomendacija reiškia, aš pats vartoju, rekomenduoju kitam. Jeigu šito pirmo žingsnio nepadarė, jis nieko daugiau ir nepadarys šitoje veikloje. Tik sugaišins jūsų laiką. Ar ne? Tai va būtent, jeigu aš neturiu pinigų, tai va aš dėl to tau ir skambinu, kad noriu parodyti, kaip uždirbti pinigų. Ir tada jūs jau pradedat kalbėti. Ir dar vienas dalykas yra, kad mes, kaip sakau, naudojam vienu metu vieną techniką ir sakai, žiūrėk, aš tau galiu duoti medžiagą. Jeigu tu nori, keletą rekomendacinių tekstų ir tu tada parašyk savo 20-30 draugių pažįstamų, tarkim, su paprasčiausiu produktu apie dantų pastą, kad labas, tas tekstas skamba maždaug taip, labas, aš pradėjau ten, tarkim, tokią veiklą ir kaip tik va ten trumpai, kas tai yra ten pusę sakinio apie galbūt produktus ir kaip tik darau dabar užsakymą ir noriu paklausti tavęs, gal ir tu norėtumai išbandyti balinančią, tarkim, dantų pastą, kuri tenai padaro tą ir va, dar pridedu keletą nuotraukų, kokių rezultatų galima tikėtis. Ir išsiųs kokį 30 žinučių ir esu įsitikinusi, kad bent 5 arba 10 pastų tas žmogus tikrai parduos. Bet iš statistikos galiu pasakyti, kad aš nežinau, žinokit, vienetai, kas įsiunčia, vienetai. Nors jam reikia tik išsiųsti nemokamai, tai reiškia tiesiog, kad tai yra būtent ne apie dėl to, kad žmogus neturi pinigų, bet apie jo mąstymo būdą, kad jis tiesiog nieko nedaro, kad jis turėtų daugiau pinigų. Dabar, no sales experience, neturiu pardavimo patirties. Atsakymas tada gali būti toksai, kad viskas čia yra gerai, daugelis iš mūsų, kurie yra mūsų komandoje, jie ir neturi pardavimų patirties, nes aš tikrai esu tokia, tai galite remtis mano pavyzdžius, nes nepameluosit ar ne. Ir kad tam, kad uždirbti, padaryti čia verslą, tu neprivalai būti geras pardavėjas. Pagrindinės savybės tam, kad tu čia pasiektumai gerą rezultatą, tai yra nuoseklus sistemos laikymasis. Galit sakyti pagal save. O darbo įrankius mes tau duosim, padedam. Antras dalykas, mes turim aiškias technikas, tiek pardavimo, tiek pristatymo ir visas kitas. Tarkim, tikrai yra webinaras, aš dabar vieną iš merginų nesenai siunčiau, 10 pardavimo žingsnių. Jeigu rekomenduoju dar kartą pasižiūrėkit šitą webinarą, berods 22 metais įrašas yra padarytas YouTube. Tai va ten yra labai aiškus žingsniai, žmogui tai reikia tik naudotis tai žingsniais. Ir tikrai jam tas pardavimas pavyks.
Ir, kaip sakiau, tai vienas variantas, kad mūsų lyderiai daugiausiai pasiekė, jie nebuvo puikūs pardavėjai, tų dalykų mes išmokstam. Antras dalykas yra, kad mes turime labai aiškią sistemą ir naudoti šitą sistemą mes tikrai galim turėti gerus rezultatus. O jeigu tu moki puikiai pardavinėti, tai iš viso bus puiku. Jeigu yra klausimų, sakykit, arba jeigu gavot kažkokį darbą, atsikalbinėjimą. Dar vienas labai gajus bus, ar tai čia piramidė, ar ne, arba tai yra MLM. Tikrai gajus, tikrai gausit. Tai labai rekomenduoju šitoj vietoj grąžinti klausimą ir atsakyti klausimą. Ar galiu už tavęs paklausti, kokią tu turi patirtį su tinklinė rinkodaros kompanijom? Tai va, kokia yra tavo asmeninė patirtis, arba ką tu žinai apie tai? Ir nustebsit, kad dažnai gaunasi, kad aš buvau nustebus, kad aš naudoju intensyviai šitą klausimą, kada daugeliu atveju žmonės sako, žinai, aš manau, kad tai yra geras dalykas, tik tai aš dar niekada to nebandžiau, arba aš pažįstu, kas labai puikiai ir sėkmingai dirba, nes kai žmonės užduoda šitą klausimą mums, ar tai yra piramidė, jau kaip piramidė tai yra atskiras atsakymas, ar tai yra MLM, arba tinklinė rinkodara, daugeliu atveju mes norim ar nenorim, mes įpuolam į tą tokį teisinimosi, žinai, mūdą kažkokį. Taip, čia tas tinklinis marketingas, bet čia mes turim ir tą, ir tą, ir tą, toks užknisantis, tu pradedi teisintis, nors tau nereikia teisintis, nes tai yra visiškai legalu ir tai yra viena iš naujoviškų formų ir va tie visi, kurie dabar yra coachingai, coacheriai, pilnas internetas, jie visi yra įkišti ir padaryta iš jų tinklinio marketingo sistemos. Tai realiai didžiąją dalim daug naujo verslo rūšių dirba MLM. Tai va, aš manau, atsakymas yra šitas, o jeigu žmogus turi, tarkim, blogą patirtį su MLM, ar ne? Jeigu gerą, tai mes tikrai žinom, ką kalbėti, nereikia jam nieko įrodinėti, o jeigu jisai nelabai gerą turi, tada gali sakyti, žiūrėk, MLM kompanijų yra labai daug ir labai skirtingų. Aš šitą kompaniją atsirinkau dėl labai aiškių kriterijų. Ar ne? Ir jūs juos, aišku, tik tai savo pasisakykit, bet ką verta paminėti, kad kompanija dirba daugiau negu 40 metų, tai nėra blefas, kad atėjo nauja kompanija, jinai čia ir ten bus kažkas, tai praeina metai, 2 ir tos kompanijos dingsta. Tai yra kompanija jau patikrinta laiko. Jinai ir jos produkcija kas metai turi apdovanojimus, galit paminėti, tarkim, 5 metai iš eilės, mūsų aparatinė kosmetika turi apdovanojimus, kaip ten geriausias home beauty device, arba galit paminėti Kalogeną 2023 metais, tai buvo išrinktas inovatyviausias jauninantis grožio produktas. Tai mes kalbam apie tokio lygio gamintoją, kurį mes atstovaujam. Ne? Tada paminėti Forbes žurnalą. Forbes tai yra nepriklausomas finansinis žurnalas, kuris reitinguoja kompanijas. Tai jeigu žmogus žinot, kad to nežino, bet, žodžiu, paminėti galit. Ir kad paprastai kompanija yra išrenkama į 10-tuką finansiškai saugiausių kompanijų ir skaidriausių. Kas susijęs kiek su verslu, turi praktikos patirties tą dalyką išgirs, nes tai yra labai svarbu. Labai yra daug istorijų sklando rinkoje, kada žmonės dirbo arba buvo sukurtos naujos MLM kompanijos ir, kaip sakau, po 2 metų jas uždaro, tai gaunasi, kad sąlyginai pasinaudoja žmonių nemokamų darbų ir pinigų žmonės didžiausių negauna. Antras dalykas, teko labai daug kartų girdėti, kada žmonės įdeda labai daug darbo, pasiekia aukščiausius tuos jau įmanomus titulus ir atsiranda stogas. Tai reiškia, kad jie uždeda kažkokį barjerą, kur tu daugiau pinigų neuždirbsi. Tai New Skinas šito dalyko neturi. Tai va tas skaidriausias ir reiškia, kad tau bus garantuota, kad tu tikrai gausi tavo atlyginimą ir kompensacijas, komisinius, atsiprašau, už savo įdėtą darbą pagal tai, kaip tu atėjai tą dieną šitą veiklą. Ir per mano tos jau turbūt 13 metų, kai aš esu šitoje veikloje, atlygio planas buvo tobulinamas tikrai ne vieną kartą, ne kas metai, bet tikrai daug kartų. Ir ką aš mačiau savo akim, kad kiekvienu atveju, su kiekvienu patobulinimu, dėl to patobulinimo mano asmeniškai atlyginimas visą laiką didėjo ir komandos narių didėjo, jeigu, aišku, mes laikomės to komisinio plano tais, kaip jie vadinasi,
maksimizeriais, siekiam to geriausio rezultato. Jeigu mes visada dirbam ant minimumo, tam tik, kad užsidėti plius, aišku, niekada tau niekas ten nieko ir nepagerės. Bet jeigu naudojasi kiekvienu rekomenduotų įrankiu, tu visada tavo atlyginimas didėja. Kitas dalykas yra, kad kompanijos Nuskin akcijomis yra kotiruojama New York akcijų biržoje, tai aš nežinau, kiek daug tu pažįsti MLM kompanijų, kurios turi savo akcijas, vėlgi tai yra labai svarbus finansinis svertas, kalbant apie patikimumą ir kaip minėjau, tai yra 40 metų rinkoje, mes turim jau ne vieną pasaulinę, ekonominę ir finansinę krizę ir kompanija toliau sėkmingai dirba. Tai čia yra keletas iš tokių atsikalbinėjimų, tokių bendrinių. Koks dar buvo, dabar galvoju, palaukit, kažkokio nepaminėjau. Dar ką noriu atkreipti dėmesį, kad nebijokit gauti klausimų. Džiaukitės, jeigu žmonės klausinėja, vadinasi, jiems kažkas tai įdomu, jie yra mąstantis. Jeigu jie neužduoda klausimų, tik ten kažką tai sumurmė, tai jiems dažniausiai tai reiškia, kad jiems net yra nelabai įdomus arba jie iš principo nėra linkę domėtis, kažką tai kurti, daryti ir taip toliau. Nes kiekvienai veiklai mes turim turėti tam tikras kažkokias tai savybės, ar ne? Lauk, Žana buvo dar viena paminėjusi. Dėl piramidės ar paminėti? Dėl piramidės tai labai trumpai. Tada aš klausiu, ką tu žinai apie piramidę. Visada, kai merginos nežinom, ką pasakyti, aš klausiu, ką tu žinai apie tai, kokia tavo patirtis yra apie tai, kodėl tu šito dalyko klausi. Ar tau kažkas yra buvo atsitikę su tai? Ar ne, tai kalbant, jeigu sakys, ar tai yra piramidė, tai tada paklausiant, ką tu žinai apie tai, dažniausiai sakys, kad užregistruoji vieną ir užregistruoji visus, tai man labai patikdavo, žinai, žmonių reakcija, kai aš pasakydavau tokį pavyzdį. Taip, piramidė yra, kad uždirba tie patys pirmieji, ar ne, kurie ateina ir pirmieji daugiausiai uždirba, o visi kiti vien anksčiau ir vėliau jie praranda savo pinigus. Bet šitoj veikloj MLM arba tinklinėje rinkodaroje ir būtent šitoj kompanijoje uždirba daugiausiai tas, kuris įdeda daugiausiai darbo. Ir neskaitant to, kad, tarkim, tu ateisi šiandieną, nors aš jau šitoj veikloje esu galbūt metai, 2, nesvarbu, ar pusę metų, tu gali uždirbti daug daugiau negu aš, jeigu įdėsi daugiau darbo. Taip kad šitoj vietoje yra sąžiningas atlygis už įdėtą darbą, o ne kas pirmesnis, tas gudresnis. Ar ten kažkokie tai mitai, nauja kompanija, bėgam, pasidalinom rinkos dalį, čia visiškas bullshit iš tikrųjų šitoj vietoj. Žana, koks dar vienas buvo dalykas, aš neatsimenu. Piramidė, neturiu pinigų, neturiu patirties, neturiu laiko. Kitas dalykas, kai Žanas sako daug daugiau informacijos. Tai jeigu žmogus sako daug daugiau informacijos, jūs visą laiką galvokit, kad jūs esate daktaro kabinete ir jūsų reikalas į kiekvieną žmogaus sakinį arba klausimą atsakyti klausimą. Tai šitą labai verta ugdytis įgūdį, tai nėra lengva, jeigu pačios nesugalvojat, klauskit sponsoriaus kolegos, klauskit manęs, klauskit čate. Tokia situacija, gavau tokį klausimą, nežinau kaip atsakyti, tikrai padėsim, sugalvosim bendrom jėgom, bet užduokit būtent tą atgalinį klausimą. Jeigu sako, noriu daugiau informacijos, aš tada sakau, fainai, kad domiesi, valio, norėjau pasitikslinti, kokios informacijos tu labiausiai nori, nes informacijos yra be galo daug. Kas konkrečiai tave domina? Kompanijos filosofija produktų kūrimo, pati produkcija ar atlygio planas, tiesiog pavardinkit, kas ten gali būti tam žmogui aktualus. Jeigu žmogus sako, mane domina produktas, tada, kaip sakiau, man labai patinka remtis koncepciją siunčiu. Jeigu jis kategoriškai reikalauja būtent informacijos koncepciją, tada pasirinku kažkokį vieną produktą, bet kad tą produktą turėčiau 3 dalykus apibrėžiančius, tai grubiai kas tai yra, rezultatai, kad būtinai būtų matomi vizualiai ir atsiliepimų, klientų atsiliepimus, kad aš turėčiau. Taip, ir dabar kaip pradėti. Būtent mes jau praėjom pirmą etapą, pakviečiau, parodžiau, visi sako, gerai, nuo ko man pradėti, ką man reikėtų daryti, tai pirmas žingsnis yra registracija. Ir būtinai tą tekstą užsirašykite, suraskit savo žodžiais, vėlgi nereikia teisintis, bet reikia sakyti, jeigu tu nori
tu ketini, tai pirmas žingsnis, nuo ko pradedam visi ir kur tai yra registracija. Ir registracijos variantai yra 3, nu tai jeigu yra dirbantis, tai bus distributorius turbūt ar ne, tada galim tų dalykų labai nepasakoti ir aš iš karto siunčiu nuorodą ir sakau, čia tau reikės tokių duomenų, gal ten atkreipiu dėmesį, kad gal ten VAT nereikia ten tų mokesčių tau pildyti, jeigu tu esi fizinis asmuo. Tai vat, kai tu užsiregistruosi, tu turėsi visą informaciją apie visus produktus, kompanijos, webinarus, mokinimus, video, foto aprašymus, kaip naudoti, ir taip toliau. Antras žingsnis, jeigu žmogus šito dalyko nepadarė, tai žinokit, jis nepadarys kitų dalykų. Nes pankstam. Antras žingsnis yra, ir žiūrėkit, kai mes esam eigoje, aš labai rekomenduoju, bent jau man tai yra labai, tada daug lengviau, yra galvoti, koks kiekvieno mano sekančio žingsnio yra tikslas, ar ne? Nes kartais mes pasiklystam, mes jau matom čia direktorius, ten organizacijas, tūkstančius, milijonus, keliones, o realiai su žmogum čia ir dabar reikia kalbėti ir va čia ir dabar reikia tam tikros dalyko. Tai pirmas dalykas mūsų pokalbio yra tikslas buvo registracija. Žmogus padarė registraciją. Tai aš ir nekalbu apie produktus, nekalbu apie atlygio planą, aš kalbu tik apie registraciją. Daugiau apie nieką, neblaškom žmonių. Nes dažnai būna ir ne vieną kartą iš tikrųjų esam ir jūs sugadinsit, ir tai yra normalu, ir tai yra gerai, nes tada tikrai garantuotai išmoksit, ko nereikia daryti, bet jums galiu iš karto patarti, neduoti per daug žmonėms informacijos, kuo mažiau, tuo geriau. Bet kuo mažiau tai nereiškia, kad aš slepiu kažką tai, bet kad neblaškyti žmogaus. Aš atsimenu, panas labai gerą pavyzdį jausmą. Man jau buvo kokie 26 turbūt metai, aš pastoju ir mes jau ten susirinkom, turėjom ten kartą savaitinėje administracijoje, turėjom tokius kavos gerimus, aptarimus, pasidalinimus ir ten jau visa buhalterija, direktorės, pavaduotojai, už visus skyrius, managementas susėdęs, kalbamės ir aš pranešu naujieną, sakau, tai va, merginos, noriu informuoti, kad aš laukiuosi, man jau tiek laiko yra ir žodžiu, bet aš jau subrendus, aš tikrai lauktas, ta prasme, tai be galo buvo toks man geras jausmas, džiaugsmas, nes tai buvo viskas suplanuota. Ir mano viena buhalterė, žinot, ką jinai padarė? Jis sako, eidana, vargšiai. Aš tą prasme, bet taigi kaip čia, čia būtų kūdikėlės, kvepintis pienu, Dievo apraiška, ta prasme. O ta buhalterė turi 3 vaikus. Tai dabar aš suprantu, ką jinai turėjo omeny. Tai reiškia bemiegės naktis, tai reiškia aplemtas, ta prasme, visą, ne tik tą Dievo apraišką ir kvepinti kūdikėlį pienu, bet tame tarpe ir gimdymą ir kitus dalykus. Tai va šitoje vietoje neišgąsdinkim savo naujų žmonėmis, va ta visa informacija, kas jų gali laukti ir numatyti ir per daug istorijų pasakoti irgi nereikia. Trumpai ir aiškiai, pavyzdžiui, buvo ne vienas variantas, kada, čia ne mano asmeninė patirtis, bet teko matyti ir girdėti, kada ateina tikrai labai geras žmogus, tikrai susidomėjęs, turi labai nedaug laiko, bet dažniausiai tie žmonės, kurie neturi daug laiko, kurie yra labai veiksme, jie daugiau ir padaro ir daugiau tikėtina, kad jisai padarys geresnį rezultatą, negu tas, kuris sėdi namuose visiškai nieko neveikia ir jis neturi dažniausiai įgūdžių laiko planavimo. Ne? Tai va. Tai kada žmogus sakai, viskas domina gerai, čia yra registracija tas ir tada, o kaip fainai, mes dar turim ir kas savaitę tokius webinarus, kas savaitę kitokius webinarus, mes tada į Marbelą, kas ten važiuojam, tada mes tenai, žodžiu, metus dar 3 kelionės, seminarų lankymai, kai mes čia turim tą ir tada tas žmogus tiesiog atsitraukia, nes sako, žiūrėk, aš neturiu tiek laiko. Tai va, aš neturiu tiek, nors jis turi visas fantastiškas savybės. Tai duodam tik tiek, kiek reikia, informacijos ir nedaugiau. Pirmas buvo registracija, antras dalykas yra mūsų tikslas koksai, padėti išsirinkti produktus ir padaryti jam užsakymą. Jeigu to žingsnio nepadarė, jis kitų žingsnių merginos irgi nepadarys. Vieniems žmonėms tai gali užtrukti 2 metai, kitiems žmonėms gali užtrukti
viena diena, bet jūs to proceso realiai įtakoti negalit. Sprendimus daro žmogus. Ir viskas. Ir tada aš pakalbu, žiūrėk, kaip tau atrodo, kokie tie produktai. Labiausiai aš stengiuosi, aš naudojuosi tokią techniką. Vienas dalykas, aš sakau, žiūrėk, yra du variantai. Vienas variantas, kad aš norėčiau tau atkreipti dėmesį į produktus, kurie yra perkamiausi, kuriuos lengviausiai yra parodyti, pademonstruoti, parodyti skirtumą ir kokie yra, tarkim, perkamiausi, lengviausi per socialinę mediją. Ne? Kitas dalykas, aš labai rekomenduoju, kad tu įsigytum tos produktus, kurie tau yra aktualūs tavo odai, tam, kad tu pajaustum, žinotum, nes galbūt kažkokie tie produktai perkamiausi visai yra neaktualūs tavo odai, ar ne? Tai kad tu pati pajaustum tą rezultatą. Ir mes aptariam tas kelias grupės, išsirenkam ir žmogus padaro užsakymą. Kol nepadarė užsakymo, tu ten toliau daryti kitų žingsnių, žinokit, tikrai merginos neverta. Galima vis sugrįžti, pakalbinti, pakviesti, bet neverta. Trečias žingsnis yra, realiai jisai papildantis antrą žingsnį, yra tai paaiškinti apie automatinio užsakymo naudas. Netgi aš linkusi apie tas automatinio užsakymo naudas kalbėti tada vos ne, kai jau žmogus yra išsirinkęs produkciją ir tada sakau, čia, žiūrėk, yra dar toksai dalykas, kad galima dar naudotis lojalumo programa. Ar tu nori šito ar nenori ir trumpai paaiškini, kokias žmogui tai yra naudos. Bet nieko blogo, kad klientas, tas naujas jūsų žmogus, ten mėnesį, 2, 3 ar net pusę metų net ir neturės ADR. Viskas, tada ketvirtas žingsnis, tai yra čia jie rašo, kad įsitikinti, kad jis turėtų pastart bukletą, mes turime atnaujinti anglų kalbą, jis yra OTG, anksčiau būdavo galima ir nusipirkti. Jeigu žmogus tikrai nori dirbti, tai čia yra tikrai vertas, tokia kaip mūsų maldaknygė, kaip pasidaryti, labai trumpai prašyta, kaip pasidaryti kontaktų sąrašo, kokie tai turėtų būti žingsniai, čia yra įdėtas atlygio planas, nupieštas, parodytas, labai lengva bet kam parodyti ir nepadiskutuoti. Tai tikrai verta tą dalyką daryti ir tada, ar kopiją galite jam nusiųsti? Ravinte, atsiprašau, aš pertrauksiu, o tai šitą knygutę galima įsigyti, nusipirkti ją? Paprastai renginiuose jinai būna, aš nebuvo Bona, kai jūs buvot Vokietijoje. Gal buvo, gal aš tiesiog nepastebėjau. Ai, ne, tu buvai Nuskino renginį, jūsų OTG renginį. Jo, tu buvai tik vienos dienos renginį, tai jis būna paprastai antros dienos, bet yra tas OTG puslapis, aš tada pabandysiu surasti, arba pas Mišelę jų impactų, jinai tikrai turėjo įdėti, kad yra jau atnaujintas šitas ir jį galima, man atrodo, dabar parsisiųsti, anksčiau būdavo pirkti po 10 vienetų, buvo galima parsisiųsti juos užsisakyti. Čia tokie maldaknygiai. Ir viskas, ir tada sekantis dalykas visą laiką yra, visada užduoti, kokie kyla tau klausimai. Žmogaus visada pokalbio pabaigoje, ar kažkurio momentu, arba pradėjus pokalbį verta paklausti, kokie yra klausimai, kad mes juos greit galėtumėm atsakyti ir, principė, pasiskirti sekantį susitikimą. Arba ir ypatingai viena iš tų technikų yra paskirti susitikimą, sekantį laiką yra labai svarbu tam, kad būtų faina sugrįžti. Netgi jeigu, tarkim, kaip aš sakiau, vakar gavau, sakė, gerai, aš pagalvosiu, aš galvoju apie vieną merginą, aš tau duosiu rekomendaciją, ar ne? Aš būtent šitoj vietoj, čia jau yra mūsų pokalbio valdymas, aš sakau, ar gerai, jeigu aš tau po 2 dienų parašysiu, kad tu man priminsiu, po 2 dienų, kad tu man atsiųstumai. Ir nes kitu atveju, žinot, čia tas laikas yra neribotas, žmogus, jo neturėjau laiko, ten kažkas, tai va. O po lygiai po 2 dienų aš rašau, labas Jurgita, ar turėjai laiko pagalvoti, ar tu gal jau jai parašėjai, oi, ne, parašėjai, o tai tada aš tai vakaro tau parašysiu, ar tau pavyktų šiandieną, brūkštelt jai, kad nuo manęs ir kad aš galėčiau jai parašyti. Tai tas laiko planavimas yra svarbus. Lygiai tas pats, jeigu darom skambutį, arba netgi jeigu rašom žinutę, ir jeigu tai yra šiltas kontaktas, irgi dar dalykas tas yra, reikėtų tą struktūrą išlaikyti, paklausti, žiūrėk, ar tu dabar esi užsiėmus. Jeigu žmogus sako, tai sakyk, kas yra, aš čia dabar sportuoju. Tai žinai, tada įsivertina arba parduotuvė ir ten vaikų darželį ir kažkur tai įsivertinat, kokią informaciją aš noriu pasakyti, bet tada paskui mes sakom, žiūrėk, kada tau būtų patogu turėti ten 10-20 minučių, kad aš tau galėčiau paskambinti. Ypatingai reikėtų, kad ne gatvėje, nevairuojant būtų tobula, bet kad visą koncentraciją ir dėmesį žmogus duotų tau.
Tai paskui netgi ir kalbant su klientais arba su tais potencialiais arba ir šaltais kontaktais, su kuriais tariesi, aš sakau, tipo, man reikia, pavyzdžiui, pagalvoti, ar ne, arba man reikia paskaityti. Galbūt jis padarė registraciją, bet jis dar nepadarė pirkimų, ne? Bet registraciją mes jau turim ir jis galbūt pakankamai šanų nesakysi, nu tai jau kada pirksi, nu tai jau aš šiandien pirksi, o gal jau rytoj pirksi, nu tai aš šiandien pirksiu. Nu taip irgi nesidaro, ne? Tai tada aš sakau, žiūrėk, ar tau per savaitgalį užteks laiko pažiūrėti, kokie yra produktai ir pagalvoti, nuo ko tu norėtum pradėti. Tai jeigu žmogus sako taip, tai tada sakau, aš tada pirmadienį, ar tau gerai, jeigu pirmadienį vakaro parašysiu ir mes galėsim aptarpti, ką tu pažiūrėjai, ką tu man matei, kas tave sudomina. Žmogus dažniausiai sako taip, viskas, pirmadienį vakare aš rašau, jam žiūrėk, kaip mes ir kalbėjom, aš rašau tau, norėjau paklausti, kaip tau sekėsi padaryti tą ir tą. Tai principė būtų, šiandienai mano noras buvo tos dvi temos, aptarti, ką mes turim ir tada kaip pradėti, ar pavyko Žana atsakyti, ar ne, nors kažkiek. Pavyko, gerai. Kitas dalykas dabar dar, ką mes turim. Taip. Kaip? Parodys praktika, ar pavyko. Nu tai aišku, kad kils klausimų, kurių čia nepaminėjom, bet tai tą mes ir darom. Kitas dalykas dabar dar, kas yra svarbu, kad mes šitoj vietoj dar man, bet visoje šitoj trūksta tos demonstracijos parodymo. Realiai mes visos turėtumėm per laiką išmokti ir pakalbėti apie šitą verslą. Savo žodžiais pristatyti. Tam, kad aš galėčiau pristatyti savo žodžiais, reikėtų pažiūrėti ne keletą, o kuo daugiau, tuo geriau tų pačių verslo pristatymų. Tai UK, OTG grupėje, bet aš tikiu ir kitų šalių grupėse, į savaitę vyksta 2 business brief vadinami verslo pristatymai. Jie yra pakankamai trumpi, iki 30 minučių, visada kalba kitas kalbėtojas ir būna nurodytas iš anksto, mes žinom, kas kalba. Ir daugiau mažiau eiga būna ta pati, laikas labai konkretus ir čia mes galim pakviesti savo žmonės. Aš, pavyzdžiui, jau irgi naudojau, ne dabar, bet jau šiais metais siunčiau 3 merginom ir jeigu žmogus susidomės, paprastai ten būna 8 ar 9 vakaro laiku, tai yra pakankamai geras laikas ir tai yra tik 30 minučių tai išgirsti. Tai rekomenduoju irgi naudoti šitais įrankiais. Kai mes turėsim daugiau suinteresuotų žmonių, mes galėsim daryti bent kartą į mėnesį tokius darytų verslo pristatymus, padaryti lietuvių kalbą ir aišku padaryti įrašą, kur jūs dar galėtumėt nusiųsti tam žmogui. Aišku, ir ant ko būtų galima pačiai mokytis. O kalbant apie verslo pristatymą, tai turi būti principė, kad galėtumėm pristatyti verslą, šitą veiklą ar produktą, verta pasistengti savo visada žinoti, kokie yra kliento poreikiai, to žmogaus poreikiai, dėl ko jį domina šitas verslas. Jeigu dėl pinigų, tai tikėtina jam daugiau norisi išgirsti apie šitą pusę. Jeigu ten apie pagalbą žmonėm, tai ta altruistinė dalykai gal šiek tiek. Jeigu ambicijos daryti verslą, karjerą, tai tada šitoje vietoje galima kalbėti šiek tiek labiau karjeros pusę. Ir taip toliau. Aš kaip ir nebenoriu plėstis. Tai ką mes darom po 2 savaičių dirbtuvės 3 darom? Darom. Gerai, tada įsikeliam tikslus dirbtuvėm 3. Su keliais žmonėm dabar pakalbam. Paliekam tą skaičių minimum 10 ar ne? Tinka. Paliekam. Dabar aš galvoju tik tai gal tada padaryti, žiūrėkit, merginos pasitarėm, nes jūs ar dar, kaip čia dabar gal pusę laiko daugiau skirti būtent dar tų žinučių rašymui, ne? O kitą pusę apie ką kalbam? Aš galiu prigalvoti, ar grįžtam prie žinučių rašymo, kur jaučiamės mes silpniausia, kurią vietą labiausiai gilinam. Čia mano klausimas. Bet aš manau vis tiek tas žinučių rašymas labai individualus ir kam tu rašai ir tu per save. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tie šablonai iš karto atmuša. Nes aš pati gavusi tokių ir tu, pavyzdžiui, per dieną gauni 2 vienodas iš skirtingų žmonių. Man yra, pavyzdžiui, kirvis. Realiai. Ir aš tai esu prieš šablonus.
Tu turi pajust žmogų, vis tiek, kad ir yra šaltas kontaktas, tu vis tiek maždaug jį seki, pažiūri jo profilį ir tu matai, kas jį domina, kokį komplimentą pasakyti. Tu nesakysi visams, oi, tu labai graži. Ar Jo, ten, kad, taip. ne? Tai realiai vis tiek turim kažkaip individualiai atrasti tą prizmę, kaip pakalbinti tą žmogų. Bet vėlgi, tas galima apkalbėti dar kartą struktūrą tą žinutės, bet būtent tas komplimentas, jeigu jis yra nuoširdus, tai jis yra labai plačiai atidarantis duris į bendravimą, kuo jis baigsis neaišku, bet tikrai žmonės džiaugiasi gavę sąžiningą ir teisingą komplimentą, pagrįstą komplimentą, tokį dirbtinį. Antras dalykas, kaip Žana ir paminėjo, dabar galvoju, bet irgi išsisaugau keletą žinučių, kur vakar susirašinėjau, tai pavyzdžiui, įdomumo dėlei, nes mes vis tiek turėsim dar parašyti žinučių, ane? Palaukit, kur aš čia dabar? Žiūrėkit, aš galiu paskaityti va tokią, vėlgi, bet čia yra pagal mane, čia yra mano tipažas, aš rašau savo pusseserės Marčiai, rašau, pavyzdžiui, vienas, tiesiog įdomumo dėlei, labas, Ugne, vis galvojau nuo vasaros tau parašyti ir neparašiau, bet mes jau vasarą buvom kažką kalbėję, nes jos gražios fotkė, ten, žodžiu. Nemažai laiko kartu laiko, tiesiog mes su ją leidom, ar ne? Tai va, rašau tau šiandieną, žinau, kad esi labai užsiėmusi, todėl bandau trumpai paklausti, bet jinai tikrai užsiėmus, nes jinai ir dirba policijoje, ir studijuoja teisę. Ar ne? Kaip žinai, aš daugiau negu 10 metų tarpininkauju tarp amerikiečių beauty and wellness kompanijos ir kliento, ir vis iki šiol dirbom labiau Europoje, bet dabar nusimato ir Lietuvoje, kad kompanijos atstovybės atidarimas, dėl to norėjau pakalbinti tave. Tai štai, vis pagalvoju apie tave, nežinau, ar tau yra įdomi šita veikla ir ar pati esi tinkamas šitam darbui, bet noriu pakviesti pažiūrėti gan trumpą video prieš apsisprendžiant. Matot, aš kviečiau pažiūrėti trumpą video. Jis man, aišku, atrašė, ar čia yra pardavimas per socialinę mediją, o aš jai atrašiau, kad atsakė, ir dabar jau ne čia, reikėtų lysti į patį mūsų susirašinėjimą, bet kad atrašiau ir taip ir ne, priklauso, ta prasme, viskas priklauso nuo tavęs, bet aš tavęs ir prašau tik pažiūrėti video, kad žinotum iš viso, apie ką aš kalbu. Ir jinai pažiūrėjo, jinai sakė, jo, labai viskas faina, bet matot, aš sau leidžiu ir parašyti, aš nežinau, ar tu esi čia tinkama šitai veiklai, bet, ne kiekvienas gali tai prašyti, ar ne? Ir po to aš parašiau, kad turbūt, pas tavai yra daug, gali būti apribojimo dėl socialinio turinio, ką tu gali socialinėje medijoje skleisti dėl savo, profesijos. Jis sako, tikrai taip, veikla labai įdoma, viskas labai faina, moteriška, bet tiesiog, aš šito negaliu ir viskas, ir mes abidvi happy, bet aš net nebejoju, kad jinai naudos dantų pastą. Ar ten kažkokį tai kremą, ar kažkas tai tokio. Tai čia buvo pas mane toksai vienas iš tokių, nežinau, kur aš įsidėjau kuriuosi ten tuos, žodžiu, naujus katalogus, susirašinėjimo tekstus, tai buvo vienas tik tai toksai iš tekstų. O galiu dar pažiūrėti, jeigu norit, galiu pažiūrėti, paskaityti redai, ką aš parašiau. Redai parašiau taip, kuri naudoja produktus, senai yra šiek tiek bandžius ir dirbti, bet tas senai jau 5-7 metai, rašau, labutis Redulio, kaip tu laikaisi, kuo užsiemi dabar. Gal jau sugrįžai į grožio sferą, į tau labai tinka. Ir tai man atsiuntė balsą, žinutė, oi, kaip faina žinutė, kad tu man parašėjai, jo, žinau, grįžau, dabar turiu ir šokį ir tą, bet vasarą Vokietijoje ten dirbu tą ir aną, su šeima išvažiavusiu senokai į Vokietiją, o sakau, gerai, ir realiai parašiau tą, kad dabar važiuok, turim labai fainų produktų, tu kadangi, sakai, darai kovido masažą, tu gali turėti pridėtinę vertę padaryti kiekvienam klientui, galbūt asmeninę skenavimą veido odos analizę, ir to pasiekoje tai bus kaip ir nemokama, bet toksai, dovanėlė tavo paslauga, arba tu gali netgi, jisai duos konkrečius produktus,
ir tu jam galėsi nusiųsti krepšelį, jeigu jam tiks įsigys, to pasiekoje, aišku, tu turėsi finansinį dar ir naudą, ką tu manai. Nu ir aišku, sako, fainai įdomu, ten kažką tai jau siūs. Tai va, tos žinutės gali būti, Irma, labai skirtingos. O tu gali nors vieną savo žinutę, ar tai bus per daug, jeigu aš paprašysiu pasakyti? Aš gal neišdrįsiu pasidalinti kol kas. Bet, nu, mano esmė žinutės, aš dabar maždaug supratau, kad, nes, nu, pas mane buvo tas šablonas toks siunčiamas. Nu jo, ypatingai Tai va tas vat ir yra turbūt jo, nes dabar, nu, man pasidarė aiškiau, vat, pavyzdžiui, iš jūsų ir iš Žanos, kad, nu, tu per individualiai turi per žmogų praeiti, nes tuomet tiesiog tos patirties nebuvo, tai dabar bandysiu kažkaip kitaip šitas 2 savaitės dirbti ir žiūrėti, kaip gausis. Tiesiog asmeniškai su žmogum kalbėti per tą žinutę, o ne tą šabloną siųsti. Supratau, va dabar kaip tik atrašė ten tą veido jogos moteris. Ai, čia 2 žinutės parašiau, bet pavyzdžiui, įžanga buvo va tos, nu, su Anglijoje gyvenanti moteris, kuri užsiema veido jogą ir turi kažkokią grupę, ar ne? Aš jai rašiau, laba diena, vardas, jau kuris laikas stebiu jūsų veiklos kelią, esu jūsų jogos masažo bendruomenėje, o dabar matau, kad mokinatės, dar ten mano pažįstama tokia Ramunė yra dėstytoja, ar ne? Mes su irgi studijavom universitete, gerai sutarėm, taigi pamačiau dar, kad jūs bendraujat su Ramunė, tai supratau, kad tiesiog turiu jums dabar parašyti, nes jau labai daug yra bendrų taškų. Ir dabar jau čia mano buvo reikalo dėstymas, aš jos nepažįstu merginos, ne? Ateinu jūsų paklausti, ar esate atvira naujiems projektams ar bendradarbiavimui. Gali skambėti šabloniškai, bet turiu jums pasiūlymą pamatyti ir išgirsti apie tarpininkavimo arba bendradarbiavimo galimybę su Beauty and Wellness kompanija. Kad būtų aiškiau, apie kokį bendravimą ir kokius projektus kalbu, galiu atsiųsti jums trumpą video, kur bus pateikta pirminė informacija. Jei esate atvira, Deimantė, naujienoms jūsų versle, praplėsti paslaugas ar padidinti jūsų žinomumą, parašykite man. Nuoširdžiai lauksiu atsakymo žavint. Tai vėlgi, tai labai adaptuotas, ne? Adaptuota yra žinutė, ne šabloniška. Bet vėlgi struktūra yra, aš dėstau reikalą ir matot, ko aš prašau pažiūrėti video. Ne? Aš prašau pažiūrėti video. Ir va dabar, kol mes su jumis kalbėjome, aš gavau atsakymą. Jeigu norit, paskaitysiu ir baigsim. Sveika Žavinta, malonu sulaukti iš jūsų žinutės, siunčiu linkėjimus, šiuo metu tikrai atsisakysiu, tempas ir krūvis nemažas, prasidėjo studijos pilnas tempas darbų, o bendravimui čia kažką turiu paruošti, tiesiog fiziškai niekur nespėsiu, jeigu dar kažkas naujo prisidės, o visi nauji dalykai reikalauja įsitraukimo ir darbo taip pat, esu iš tų žmonių, jeigu jau pradedu tai ir darau, taip pat žinau, ką reiškia pervargimas, dėkoju jums už pasiūlymą, šiaip aš bent pasiklausiau, kas tikrai nuoširdžiai atsiunčia tą trumpą pristatymą. Hei, mergos, nori pristatymą, valio. Bet tiesiog šiuo metu taupau laiką ir tikiu, kad kažkas jums buvo aktualu, bet tai akivaizdu, kad yra tas žmogus, kurį aš dar labiau seksiu, followinsiu, ar ne, ir anksčiau ir vėliau aš tikiu, kad gali, bent jau bus rekomendacijos, tai tikrai kažkokios tai abipusės. Tai va, ir aš tikrai manau, kad čia gražus atsakymas yra ne, bet ne dabar. Taip. Ar merginos yra skirtumas, ar po 2 savaičių antradienį ir trečiadienį mes darom mūsų pokalbį, dirbtuvės tai yra? Trečiadienį ar ketvirtadienį, kaip mes čia darydom, ketvirtadienį esam dariusios. Nėra skirtumo, ar yra? Man tai ne. Man asmeniškai trečiadienis geriau. Trečiadienis gerai. Nu, tai tu pirmoji pasisakė, taip ir darom. Tai aš matau 13 dieną kovo, ar ne? Trečiadienis, aš matau. Galim daryti 10 ryto, aš buvo čia 10:30 šiandieną, bet galim ir anksčiau pusvalandį, ar man nėra skirtumų. Ar paliekam tą patį laiką 10:30? Paliekam gal tą patį. Gerai, 10:30. Kovo 13, trečiadienį. Nu, ir tada trumpai po vieną žodį, ar dirbtuvės numeris 2 praturtino jūs, davė daugiau kažko pasitikėjimo, ar kažko, arba tiksliau, kokią vieną žinią išgirdot, bus paprasčiau ir trumpiau.
Aš galiu pasisakyti, apibendrinant. Taip. Tiek pirmą ir antrą, tai dabar iš šito aš išsinešiau daugiau aiškumų iš pirmos, nes ten buvo šiek tiek tų klausimų, kas liečia žinutes. Ir labai aiškiai susakyta, ką iš tikrųjų daryti vieną po kito žingsnio irgi. Tai iš tikrųjų labai ačiū. Puiku. Aušra? Taip, man tai labai padeda. Gerai. Aš tai labiausiai atkreipiau dėmesį ir išgirdau tą 7000 taškų, kaip surinkti. Žana, tokie faini. Irgi matau skaičiai patinka, ne Žana? Aš irgi skaičius dėlioju. Aš galiu pasakyti, tai irgi pasirašiau irgi būtent tą skaičių, nes tas labai rezonavo. Ir man tas labiausiai gal ką išsinešu, tai tą patį, kad nuoseklumas lygų inercija, nes tai jau rodo, kad kaip dirbi su grupe, siunti žinutės dėl produkto, ne, kad tai veikia, tai dabar belieka tiesiog siųsti žinutės dėl verslo ir dėl darbo pasiūlymo ir tai užsukti. Tai vat man dabar tas labiausiai gal. Jo, nes dėl produkto dėl klientų mes visos esam užsukusios tą ratą ir jisai, žinai, ten serginės. Viskas, jau sukasi. Gerai, dabar ką mes dar turim, Sonata? Nu, aš irgi dėl klientų, ten dėl produktų, tai praktiškai aš jau, jos pačios rašo, nebereikia, aš jau nebesuspėjau atrašinėti kitą kartą. O iš čia, kad man tie atsakymai kartais, vat, kai neturi pinigų, tai kartais neturi ką pasakyti, nors žinau, kad jų nereikia, nebūtina. Tai va tie atsakymai, kai prieštarauja, man tiko. Ne visada greit sugalvoju, ką pasakyti. O ypatingai, dar man vienas būna, kad sako, aš taip kaip tu nemoku, tai va tą dar reikia persakyti, kad yra kiti būdai, kad nebūtina lįsti į ekraną. Kad aš taip noriu, nes aš kitaip nemoku, aš tik plepėti ir moku. Rašyti nemoku. Tai va tie, atsakymai į prieštaravimus žmonių man šį kartą labiausiai įstrigo. O tuos skaičius taškus aš jau seniai juos dėlioju ir galvoju, kaip ten jūs juos neskeikiant padarot. Biškai jau žinau, 5000 labai nesunkiai gavos keletą kartų, bet va kaip 6, 7, kaip 10 šis kosmosus kažkoks. Kaip jūs mane nervuojat? Ką aš padarysiu, prisiekiu. Gal lėtai, aš mėgstu lėtai, be streso, nes oksidacinis stresas mano metuose labai netinka. Aš ramiai iš Narvo, širdį tausoju. Žiūrėkit, va čia yra viskas, merginos, kaip padaroma 10 000, tai yra viskas tiksluosi. Ten, aišku, yra visokių tų strategijų gali būti, bet galiu pasakyti, tie 10 000 kas mėnesį pasidarys iš inercijos. Ir tai bus, ta inercija suksis metus, 2, 3 ir gal, ir jeigu norėsi, dar didinsit ir visą kitą, ar ne? Kaip pasidaro tie 10 000? Aš esu pajėgi, aš vienas žmogus, aš tikiu, jūs esat kitos daug geresnės pardavėjos, aš pajėgi esu parduoti apie 3 000 kas mėnesį. Ne? Tai čia yra mano indėlis. Aišku, reikia dirbti, jeigu aš sėdėsiu uždarius kompą, niekas nevyks. Tada mano daug metų jau, kažkada aš suradau savo, kad man labai patinka, kai pas mane komandoje yra 2 besikvalifikuojantis. Tai realiai minimum 2000. Ne? Tai jau bendroji sumoji krepšelis yra 5000, ar ne? Tada kitas dalykas yra turėti bent, tarkim, minimum 5 distributoriai. Tai yra dar apie 3000, tai yra 7000. Ir kitas dalykas gaunasi, kažkas padarė kvalifikaciją, kažkas nepadarė, kažkas buvo direktorius, kažkas prarado galbūt direktoriaus kvalifikaciją dėl kažkokių priežasčių. Tie taškai pas jūs yra, bet yra labai geri, jie kiekvienas tas, kuris bandė daryti verslą ir padarė daugiau ar mažiau, jisai jums palieka jūsų organizacijoje krepšelį klientų ir distributorių. Ir iš tos inercijos ir tada tu bendrauji su visais tai savo komandoje esančiai žmonėm ir tas 10 000 yra be problemų. Bet jeigu galvoti, kad kiek man reikia parduoti aparatų tam, kad aš uždirbčiau 10 000, tai čia yra neteisingas mąstymas. Tai formulė, 2 besikvalifikuojantis jūsų komandai. Aš dabar atsiminiau, kaip su Žavinta kalbėjom anksčiau, kai aš vis burbėdavau.
Nu, blemba, nu ką tu čia šneki man, tie 2000, čia kaip man tuos 2000 padaryti, aišku, man atrodydavo, koks kosmosas, Jėzus, jau įpusėjo mėnuo, dar čia nieks nepadaryta. Ir aš atsimenu, kaip Žuvintas sako man, nu ką tu čia smulkinė su 2000, jau 3000, kaip tu sugebi, tai čia minimum, galvoju, nu blemba, kaip jinai taip gali, kaip man, dabar galvoju, nu jo, tikrai kokia smulkmena, 2000, va kaip tuos 5 padaryti. Ir galvoju, ir jie įmanoma, tiesiog reikia dirbti, aš tai tikrai per mažai dirbu, bet nesiskundžiu už tai. Kiek dirbu, tiek turiu, viskas gerai. O dabar dar, Bet noriu. Jo, Sonata, kaip tavo buvo klausimas, kaip skaityta, kad nežinau, ką atsakyti žmonėms, kaip, tarkim, aš nemoku taip kalbėti, kai tu, taip, manau, tavo pavyzdys yra vienas geriausių, va dabar pas tave tavo tas, kur mes jau turėjom bendrą pokalbį, tas naujas distributorius, kuris besiruošia prisijungti, jisai yra tas žmogus, kuris darys tai, ko tu labiausiai bijai. Nes jai patinka, jinai Nes taip jai tai sakė, jo. patinka ir jinai matė galimybę, kad ten toj šaly, kurioje yra, ten yra poreikis tokių dalykų ir kad jinai gali moterims pasiūlyti, parašyti, kad žiūrėkit, čia yra geri produktai, kuriuos galite naudoti namuose. Tai ko tu 2 metus per save nesugebėjai perlipti. Tai vat, kai jūs merginos mes gaunam kažkokį tai va ten tokį va dalyką, kad aš kažko nemoku, ar nebijau, ar nesugebu, dėl to labai rekomenduoju pasidalinkit istorijom, nes pats pardavimo procesas ir sako, tai yra storytelling. Pardavimas tai yra istorijų pasakojimas. Tai jeigu žmogus sakys, tarkim, ten, nu, va, tarkim, aš nemoku ten, pavyzdžiui, bijau daryti video, bijau daryti laivus, eiti į eterį, tikrai, žinot, mūsų komandoje, va, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie neturi savo grupę nei vieno video. Su gyvų kalbėjimu, bet jie yra puikūs lyderiai ir jie turi puikius rezultatus. Lygiai tas pats kitas kažkoks tai pavyzdys gali būti, kad ten kažkas blogas pardavėjas, bet jis turi tokį rezultatą. Tai va, dalinkitės ir sakykit, mano komandoje, mūsų komandoje yra tokie ir tokie žmonės. Ir Dovilė, paskutinis klausimas tau. Taip, tai iš tikrųjų mane dabar biški motyvavo tai, kad nereikia skambinti ir siūlyti darbą, galiu parašyti. Iš karto lengviau pasidarė, nes jūs ėjot sunkesniu keliu. Ir pasidarė šiek tiek aiškiau, kai, tarkim, pasiūlai darbą ir jisai jau kaip ir nori, susidomėjo. Nes man buvo neaišku, kokie turi būti tie žingsniai visi. Nes aš kai pradėjau, tai aš pradėjau su Ramunė, o jinai mano ilgametė jau draugė, tai viskas ten labai paprastai buvo. Aš tai turbūt net nebūčiau pradėjus, jeigu jinai man nebūtų draugė. Tai aš, kadangi to tokio nebuvau šaltas kontaktas, tai užtat nežinojau, kaip čia reikėtų pradėti. Ir užtat netgi bijojau sulaukti atsakymo taip. Aš irgi. Jo, aš Ką atsimenu. su tuo daryti? Būtent. Vaida, aš mačiau irgi paustą lygtais buvo įsidėjus, Mateikienė, nes su jie daug laiko kartu praleidom, ilgą kelią nuėjom. Atsimenu, jis sako, aš rašau tą žinutės ir galvoju, Jėzau, tik neatrašykit, nieko neatrašykit. Oi, koks geras jausmas, lygiai tą patį, gal už tai sakau, vakar pamačiau, jau rašo, jeigu sutiks, kas bus, ką daryti reiks. Žiūrėkit, jeigu nežinot, ką atsakyti, siunčiat sponsorių, siunčiat man print screeną, greitai padedam ir pirmi pokalbiai tokie ir būdavo, o šiaip tai čia jums yra bairis, nes jūs visada galit, žinai, paskaityti, bet neatrašyti, parodyti, kad jūs dar neperskaitėt, per tą tarpą gauti visą konsiliumo lyderių pagalbos. Aš kai vedžiau pirmuosius pokalbius apie verslą, aš turėjau susikonspektavus ant knygos, viskas, kas čia, žinot, ten punktais, ką po ko sakyti. Ir kai aš save prisimenu, aš sėdžiu viens prieš kitą, va ten tom konferencijų salėje pas vyrą, ir aš tą sąsiuvinį, kai durnė, atsiprašant, pasikišusi po stalu, ant kelienų, kaip mokinukė, ir vis pasižiūriu, ar kokio punkto nepraleidau. Tai gal kaip tiem žmonėm juokingai turėjau aš atrodyti, nes tai akivaizdu, kad jie matė, kad aš bandau pasižiūrėti tos konspektus, supranti. Aš jau išdrįsau tiek, kad pasidėjau tą sąsiuvinį ant stalo ir aš sakau, aš turiu prie save užrašus, kad kažko nepraleisčiau, svarbaus jums.
ane? Aišku, aš nuo jų neskaičiau, bet užmesdavau akį, bet mes visos turim juokingų istorijų. Viskas, merginos, ačiū Jums labai už energiją, kurią dalinomės kartu. Tikiuosi, kad tai buvo naudinga. Linkiu su minimum 10 žmonių pakalbėti ir ne paskutinę dieną, kaip padariau. Ir aš. Jo, ir Aš kažko ateiti panašios. su kuo daugiau atsakymų, taip. Tai Viso, gražios dienos. Einam dirbti. einam Ačiū viso. iki. Ate. Viso. Iki. Ate, merginos.